Jautie marketingistai. Tai vienintelis marketingo podcastas be uždarų durų ir paslapčių. Tik čia sužinosi visas karščiausias bei aktualiausias marketingo naujienas, patarimus bei išgirsi efektyviausias pardavimų strategijas be jokių bet. Patirtimi ir naujienomis dalinsis mūsų vieninteliai ir nepakartojami marketingistai Simonas Naudžius ir Paulius Šetkus. Sveiki, mėlyjei klausytojai, labai džiaugiamės, kad jūsų su kiekviena diena daugėja ir tiek aš, tiek Paulius sulaukiam šiltų atsiliepimų, kurie paragina tęsti. Ir šiandien turime svečią, Mikė Pūkuotukas. Tai yra Artūras Samulis. Artūras yra karatė čempionas daugiametis, stiprus pardavėjas, pasinėręs į ilgaamžiškumo longevity temą. Taip pat galėsite išgirti Artūrą login renginyje jau visai netrukus, tai labai rekomenduoju sudalyvauti. Ir pradėti norėčiau pokalbį nuo to, kad, sveikas Pauliau, nuo to, kad Artūras, kaip aš pats turiu daug korporacinės patirties, tiek marketingų, tiek pardavimų. Ir pats buvau tokioje situacijoje, kai stiprus pardavėjai žiūri tave kaip į lankstinukų brošiūrų ruošėją, tokį kaip sales assistant, tokį kaip padėjėjai. Ir aš turėdavau išsikovoti savo vietą pasaulyje, kad marketingas irgi yra svarbus. Ir kaip taisyklė, tada, pavyzdžiui, pardavimų vadovas ir marketingo vadovas yra atskiri asmenys, tada nėra bendros struktūros, nėra bendrų tikslų ir įmonė plaukia pasroviui skirtingais šitais dalykais. Ir Artūras yra turbūt iš mano sutiktų stiprių pardavėjų vienas iš nedaugelio, kurie supranta, kad marketingas ir pardavimai arba atvirkščiai eina kartu koja kojon. Taigi ir norėčiau paklausti, kokia tavo patirtis su šituo klausimu, ar susiduri su juo? Sveiki vyrai, ačiū labai iš kvietimą, labai smagu, kad šį kartą susitinkam kitoje erdvėje, ne marketingo asociacijos susirinkime, o tokioj gražioj erdvėje, kur galim pasidalinti ir pakalbėti apie klausytojams rūpimus klausimus. Koks buvo klausimas, Simonai? Pardavimų ir marketingo santykis, tai iš esmės turbūt labai gajus yra istoriškai suformavęs, kad jeigu tu turi stiprų produktą, tai tau turbūt net nereikia marketingo, tau tai reikia, kad marketingo skyrius paruoštų brošiūrėlės, bet turbūt evoliucionuojant rinkai, lopstant visuomenėms atsirado daugybė konkurentų ir bent jau aš matau, kad vien pardavimų nebeužtenka. Nebegali būti tu vienas laukia karys, eiti, pramušti su galva, žodžiu, tą klientą ir jam parduoti tą milijoninę 3 metų sutartį. Tau reikia, kad tas klientas jau tave žinotų, girdėtų ir kad būtų sukurtas prekės ženklas. Ir mano patirtį, pardavėjus su marketingistu, jeigu jie sugeba susėsti prie puodelio kavos ir nuoširdžiai pasikalbėti, ką išgirsta pardavėjas ir ką mato marketingistas, nes pardavėjas, mano supratimu, taikosi kaip su optiniu taikikliu į vieną taikinį, o marketingistas taikosi į kažkokius segmentus, į tam tikras auditorijas ir joms siunčia žinutę. Ir tada, reiškia, marketingistui atlikus namų darbus, išleidus komunikaciją, pardavėjas eina į jau apšildytą rinką ir visi daug laimingesni ir gal net pardavėjui nereikia eiti, jeigu marketingistas gerai atliko savo darbą. Tai mano šitas ilgas monologas veda į tai, koks tavo, kaip pardavėjo santykis su marketingu apskritai iš vis. Gal tu manai, kad jis nereikalingas? Labai geras klausimas ir aš tikiu, kad mes kiekvienas čia esantis ir klausantis susidurėm su tuo, kad labai dažnai yra kvestionuojamas marketingo specialistas įmonėje ir jo reikalingumas iš esmės. Tikrai būna, kad susiduria ir jeigu pardavėjo rezultatą yra labai lengva pamatuoti. Tai šitoje vietoje aš visada esu, išimtinais atvejais nesu, bet dažniausiai esu saugioje pozicijoje, nes mano rezultatas yra labai lengvai pamatuojamas. Pardavimų prasme yra pardavimai kažkokie, yra klientų krepšelis, padarai pardavimus, viskas aiškiai matosi. Tuo tarpu, kai marketinge yra eilučių, kurių tu nelabai gali pamatuoti. Greičiausiai. Aš mokiausi, ICM buvo kursas, Limos organizuojamas 4 mėnesių intensyvus kursas, kuriame tikrai turėjom labai gerus su patirtim ir praktika dėstytojus, kurie patys vadovauja įmonėms marketingui. Ir man buvo labai įdomu suprasti, kad
šitas momentas, kai marketingą išmatuoti nėra taip tolygiai lengva kaip pardavimus. Man buvo toks atradimas, kad tu tarsi tam tikrų rodiklių negali pamatuoti. Pavyzdžiui, kaip, nežinau, vis dar galioja, yra spauda, teisingai, ir spaudos, pavyzdžiui, kažkokių išlaidų ir kaštų, ką tu išleidi lankstinukams, brošiūroms, kažkokiems super brangiems žurnalams, kurie yra skirti būtent tos korporacijos klientui paliesti. Mes turime brangų produktą, teko lankyti Šveicarijoje ir išbandyti tokį super treniruoklį. Ir ten turėjau galimybę pabendrauti su žmogum, marketingo žmogum, kuris visą tą konceptą padėjo sukurti prieš 4,5 metų ir iki dabar lydi. Tai ta mergina yra išleidusi 3 žurnalus. Kiekvienais metais po žurnalą. Žurnalas apimties, nežinau, gal 100 daugiau lapų. Labai daug tenai dėmesio įtraukta yra. Ir man natūralus klausimas kyla tada, kaip galima pamatuoti to atsiperkamumą arba pasiekiamumą. Kaip gavęs žurnalo žmogus, kaip gavęs žurnalo žmogus priima sprendimą, kiek jis pinigų išleidžia, ar jisai tikrai nusiperka tuos abonentus eiti sportuoti. Tai šitoj vietoje grįžtant prie tavo minties, Simonai, aš manau, kad labai svarbu yra, kad pardavėjas ir marketingo žmogus, marketingistas rastų bendrą kalbą prie kavos puodelio. Aš turėjau labai didelę prabangą ir esu labai už tai dėkingas. Aš turėjau galimybę prisiliesti pats asmeniškai prie ir tos pusės ir buvau atsakingas įmonėj ir už pardavimus, ir už marketingą. Beveik 3 metus teko šitą daryti vienam ir su komandos pagalba, bet aš tada pamatau, kaip tam tikri dalykai neveikia marketinge, kaip pavyzdžiui kokia, nežinau, tos pačios brošiūros spausdinimas, ar ne? Nes aš, būdamas pardavėjas, esu tiesiai pas klientą. Marketingo žmogus dėja, bet ne visada būna. Labai rekomenduoju, kas turite galimybę ir kas mūsų klausote, jeigu patys esat marketingistai arba esate įmonių vadovai ir turite savo įmonių marketingistus, padarykite tokią akciją, kai marketingistas važiuoja kartu su pardavėjai susitikimus. Čia man palėtė skaudulius iš praeities, tai aš prašydavau labai, kad pardavėjai pasimtų mane pas klientą, kad aš pajuščiau, kuo jie gyvena. Ir dažnu atveju jie nematydavo vertės, nenorėdavo imti ir tik tai, jeigu mano vadovas, tarkim, priversdavo, jie mane paimdavo, tai, žodžiu, man pavyko sudalyvauti keliuose sutikimuose pas klientą, bet pardavėjai turbūt tai matydavo kaip į kažkas, kad kišasi į jų erdvę. Ir dabar dar truputėlį užbėgsiu įvykiam už akių ir tada pratęsiu savo atsakymą. Ir Paulius, matau, kad turi daug gerų klausimų pasiruošęs, bet man, be klausant tavęs, sugrįžta tokios mintis. Ir neseniai perskaičiau knygą The Machine, kurią rekomenduoja apie pardavimus. Ir būdamas įmonės akcininkas ir reklamos padalinio vadovas, visada susiduriu su pardavimų klausimu. Tai ar mums dabar samdyti pardavėją? Tai kaip jeigu samdysi, tai jis turbūt perkraus mūsų komandą darbu, o mes negalėsim tiek projektų pavežti. Jeigu nesamdysim pardavėjo, tai mes tada visi pardavinėjom ir vadovai, ir projektų vadovai, ir specialistai, bet tada pardavėjas, jisai sugeba parduoti viziją, jis nebūtina galvoti apie įgyvendinimą, o mes kaip projektų vadovai, pavyzdžiui, galvom apie įgyvendinimą ir iš karto apie kaštus, laiką ir viską, ir mes tada turbūt mums daug sunkiau uždėti kažkokią maržą ar piniginę vertę, nes mastom per savikainos prizmę. Ir paskaitęs tą knygą, man tas konceptas patiko, kad va čia bonusavimo tema, nežinau, ar tu esi ją palietęs, bet kaip, pavyzdžiui, pardavėjas, tarkim, turi bonusus, o marketingas neturi, ne? Taip. Kaip ten sako, marketingas yra išlaidos, o pardavėjas yra investicija. Ne? Pardavėjai maitina šeimas. Baigiant šitą mano pasakymą, tai aš suvokiau, kad pardavimo procesas nėra vieno žmogaus nuosavybė. Taip. Tai reiškia, mano ir Šarūno networkingo dėka, ir mūsų brando dėka, ir organinio srauto SEO dėka pas mus ateina užklausos, mes jas perdam projektų vadovam, projektų vadovai pasitarę su specialistais
paruošia sutartį, ne, jeigu reikia padaro mytą, kur dalyvauja ir klientas, ir specialistas. Ir tada įvyksta pardavimas. Tai ką aš dabar turėčiau bonusuoti? Save, nes atėjo lycas, projektų vadovą, nes jis paruošė sutartį, ar specialistą, ne, kuris sudalyvavo mytą. Tai reiškia, kad aš negaliu nei vieno atskirai bonusuoti, aš padariau savo išvadą, kad aš turiu skaičiuoti tada įmonės pelningumo faktinį, pavyzdžiui, per ketvirtį ir tada bonusuoti visą komandą. Jeigu aš turėčiau vieną pardavėją ir jis eitų darytų pardavimus ir jis gautų bonusus, o kiti komandos nariai negautų, tai yra daug šansų, kad jis pasijustų savininkas tų projektų, bet nei vienas iš mūsų nėra savininkas. Savininkas yra, šiuo atveju, Rocket Science, ne brandas. Tai labai daug temų paliečiau, tai atsiprašau, kad taip užverčiau informaciją, bet sukilo, tai va gali pratęsti ankstesnę mintį ar šitą tęsti kaip Gera labai įžvalga. Galim pasijuokti, kad aš tos knygos taip ir neperskaičiau. Bet tavęs tą knygą esu rekomendavęs iki šiol 7 žmonėm, jeigu teisingai suskaičiavau. Visi ją perskaitė arba pasitelkė, įsisavino gal keletą mano minčių. Ta pati, ką tu perteiki iš esmės, nes tu jau esi skaitęs tą knygą. Aš turiu labai gerą pavyzdį, kur mano draugas apie šitą knygą papasako, kai pas juos įmonėje akcininkas perskaitęs knygą, pasikvietė tos knygos rašytojus, konsultantus ir paprašė, kad jie visą įmonės pardavimų struktūrą pakeistų būtent pagal modelį, kuris yra prašomas toje knygoje. Tai aš žinau, kad rezultatai yra stulbinantis, aš vis susitikęs paklausiu ir sakau, kaip jums sekasi, nes man tikrai labai įdomu, kaip pasikeitė, nes ten yra labai esminė mintis, svarbi, kuri visur egzistuoja. Yra pardavėjai žvaigždės ir yra pardavėjai, kurie tiesiog palaiko degimą tam tikrą kažkokį. Jie turi savo klientus, juos aptarnauja labiau, gal mažiau daro pardavimus, bet atsakant į tavo klausimą iš esmės, kaip galėtum padaryti, tai aš gal pabandyčiau tokią bonusavimo sistemą padaryti, kad įsivardini X% nuo projekto pelningumo, arba net ne nuo projekto, sakyčiau, nuo mėnesio apyvartos kažkokios gaunamos, arba nuo projekto, čia tavo pasirinkimas. Įsivardini X% nuo pelningumo, pelno dalies. Ir tą procentą tu sprendi, kaip jūs pasidalinat. Bet reiškia, tu kaip, arba Šarūnas kaip įmonės vadovas, jūs kartu kaip akcininkai pasitarę sudėliojate proporcijas, tarkim, 10%, nežinau, čia daug ar mažai nuo pelno pasidalinti, kaip bonusą. Kaip vadovas tu gali turėti šiek tiek didesnį procentą, ne, iš tos dalies, bet kiti žmonės, kurie turi gal mažiau atsakomybę, šiek tiek mažiau, gal daugiau tokio rankinio darbo arba to lyco sutvarkymo, perdavimo, tai jo konversija galėtų būti šiek tiek mažesnė. Kas tada atsitinka? Tada visa komanda yra orientuota į bendrą tikslą, kad kuo geriau pavaryti per tą mėnesį. Ir čia labai gražiai skamba iš organizacinės pusės ir aš jau įsivaizduoju, kaip tai galiu įgyvendinti, bet man tada kyla klausimas asmeninis. Vat, pavyzdžiui, tu, tarkim, pamatai darbo skelbimą ir ateini. Ir jeigu tau pasako, kad individualaus bonuso nebus, ar tu iš vis eisi į tokį darbą? Žinai? Šiaip labai įdomu yra tai, kad dažniausiai šitas principas šiandien dienai, kiek man žinoma, yra pritaikomas jau egzistuojančiose organizacijose prie jau esamų pardavėjų. Tai paėmei, pavyzdžiui, to pardavėjo metinę atlyginimą, išskaičiavai jo vidurkį ir turi vidurkį. Paėmei kito pardavėjo atlyginimą, išskaičiavai vidurkį ir turi vidurkį. Tada galimas sustarimas toks, kad per planuojamą įmonės pardavimų kažkokį procentinį punktą augimo, tu gali padidinti tą vidurkį. Tarkim, jisai uždirbdavo 2000 eurų, padidina iki 2-3, ne? Augimas aiškus, atlyginimo eilutėje žmogus mato didesnį augimą ir viskas. Čia yra jo fiksuota dalis, kuri nesikeičia. Jinai fiksuota ir pas visus yra fiksuota. Ir tada paėmė tą savo X% nuo rezultato, kaip jūs performino, taip ir gaunat, ir tada tą dalį dalinatės.
Ir ar tau tai būtų patrauklus pasiūlymas šiai dienai, pavyzdžiui? Aš kuo toliau, tuo labiau pradedu apie tai galvoti, nes aš esu pardavėjas žvaigždė ir man pagal tą teorinį apibrėžimą aš toks esu, nes mano rezultatai dažniausiai būna gerokai toliau nuo kitų esančių šalia pardavimuose. Tai man užkrauna daug atsakomybės ir sukelia daug streso einantiems šalia. Tai šitoj vietoj aš manau, kad įmonėje, kuri taiko tokią sistemą pardavimų, galėtų išsispręsti vadybininkų tarpusavyje, kurie yra su pardavimai susiję kovos, kurios vyksta. Konkurencinės kovos, kad vienas kliento kažkoks perėmimas nesąžiningas galėtų dingti, nes tada mes einam visi vieną tikslą. Tas laivas tada plaukia tą pačią kryptim. Tai čia reiktų gal pridėti, kad pagal tą modelį, kurį aptarinėjom, tai yra ne tik atlyginimo klausimas, bet dar yra suskirstomi ir field sales, tai reiškia tie, kurie yra laukia, ir tie, kurie yra tos support activities, kur kalendorius, CRM ir viską. Tai reiškia, pardavėjų ne tik atlyginimą padaro vidurkį, tai reiškia ne tai, kad jis vieną mėnesį turės žiauriai daug, o kitą gal mėnesį nieko, bet dar ir nuima nuo jo tas veiklas, kurios jam gal net ir labai nepatinka. Būtent. Ir tada, reiškia, vienas pardavėjas yra visą laiką kelyje, o kitas žmogus, kuris galbūt, tarkim, labiau intravertas, jis yra visą laiką prie komp-office ir koordinuoja visą tą veiklą. Ir tada, pavyzdžiui, tarkim, pagal mano asmenybės tipą, tai šitas modelis irgi atrodo patrauklus, nes aš galiu vykti į susitikimus, žinai, ir pristatyti, ir bendrauti, bet paskui ruošti popierius, pildyti CRM-us, ten nepamiršti, sužiūrėti, tai man jau yra peilis. Ne? Tai dabar grįžkim gal tada nuo to pardavimų proceso organizacinio modelio prie tokio komunikacijos klausimų. Tai vis dėlto, ar gali gyventi pardavimai be marketingo arba marketingas be pardavimų? Aš manau, kad negali gyventi vieni be kito, bet privalo mano subjektyviu požiūriu labai stipriai koreliuoti vienas su kitu. Turėsime turėti tuos bendrus pokalbius. Pradėkit nuo mažų dalykų, nuvažiuokit kartu į susitikimus ir jūs pamatysit labai daug dalykų. Nežinau, kokia jūsų veikla yra, bet tarkime, jūsų klientas yra X kažkokia sektorius ir imkime grožio klinikas, ar ne? Imam grožio klinikas ir mes darome pardavimus, esame tiekėjas grožio klinikoms ir marketingo žmonės, marketingo skyrius uoliai ruošia ir sako, kad būtinai reikia šiais metais, trendas yra žurnalai, kuriuos turime išleisti patys, investuoti X sumą pinigų. Ir tada marketingo žmogus atėjęs į kliniką, pardavėjas eina daryti savo darbą, o marketingo žmogus gali atsigerti kavos ar arbatos foje, pasižiūrėti, ką žmonės skaito, neskaito, ima, neima, pakalbinti klientą, tiesiog pabūti to kliento pozicijai, pabendrauti su tos klinikos marketingo atstovu, su tuo pačiu vadovu. Aš matyčiau tai kaip bendrą sinergiją ir tada pajaustumėt grįžę atgal, kas neveikia greičiausiai ir ką būtų galima pritaikyti, nes eiti su srautu ir daryti taip, kaip dauguma daro, man jau labai senai yra nebeįdomu. Aš darau visiškai priešingai, todėl turiu priešingus rezultatus. Turbūt galim jo sutikti šito vietoj, kad marketingo ir pardavimo skyrių riba sumažėjo ir turbūt galime pastebėti tendenciją, kad ne per seniausius metus vis daugėja pozicijų, kuomet rinkodara ir pardavimai yra sumešapinti į vieną ir ieškomas bendras skyrių vadovas. Tai ar matytum galimybę šitoje vietoje irgi, kad galbūt tiek rinkodaros ir pardavimų skyriui galėtų būti vienas žmogus, kuris atsakingai deleguotų ir kurtų tą strategiją įmonės šitoje vietoje? Aš esu turėjęs tokią patirtį, prieš 10 metų daugiau turbūt dirbau kompanijai, kur buvo žmogus atsakingas tuo metu už pardavimus ir marketingą, buvo pardavimų ir marketingo direktorius, vienas žmogus. Ir aš dabar galvoju, bandau prisiminti, ar gerai jam sekėsi. Nes
po savim, jeigu galima taip įvardinti, jisai vis tiek turėjo marketingo žmogų, labiau marketingo ir labiau pardavimų žmogų. Tai marketingo rinkodaros ir pardavimų vadovas, sakykime, jeigu vienas asmuo turėtų vadovautis tais pačiais paprastais, primityviais, fundamentaliais principais, kuriuos aš įvardinau prieš tai, kad jausti tą pulsą ir tiesiog nuvažiuoti tos pačius susitikimus. Ne? Juos turėti, nežinau, pasidaryti grafiką, kada irgi važiuoji su pardavėju, važiuoji su marketingo vadovu, jeigu jau esi pats direktorius, tu gali važiuoti kartu ir visą tai pamatyti tiesiog savo akimis, nes nėra blogesnės praktikos, o jų yra daug, kai ofise sėdintis žmogus, jisai atitolsta nuo visko, jisai nebemato. Pavyzdžiui, manęs ofise nėra. Aš ofise būnu tada, kai būna susirinkimas ir jeigu nėra susirinkimo, reiškia, aš sukuriu daugiau erdvės, ne? Vat, jeigu manęs nėra ofise, nesusirinkimo nėra, bet jeigu manęs nėra ofise, aš sukuriu daugiau vertės įmoniai, nes mano susitikimas jisai gali būti iš esmės labai neformalus. Jisai nebūtinai yra, kad aš susitikime sėdžiu prie apskrito stalo ir mes ten dėliojam skaičius. Jisai gali būti labai neformalus ir atnešti didelę naudą įmoniai. O kaip tau iš vis šovė galva eiti Lima, kur neturėjai ką veikti, ar pinigų dėti kur? Man buvo tokia istorija. Aš galiu pasidalinti savo istoriją. Turėjau labai įtemptą dieną iš ryto ir ryte nuėjau į sporto salę, turėjau alinančią crossfitą treniruotę, poros valandų, tada grįžau, užgriuvo darbiniai reikalai ir kažkur apie 2 valandą aš pasijutau gana visiškai be energijos ir galvoju, einu pamiegosiu, 1-2 valandą, bet turiu atgauti jėgas, atstatyti save, kad galėčiau toliau kokybiškai gyventi ir kokybiškai atlikti savo darbus. Nes mano darbo valandos, kaip ir daugumos pardavėjų, yra neribotas. Mes ir vakare dažnai atsakom klientam į užklausas kažkokias arba savaitgaliais, ypatingai su tais klientais, kuriais turim daugiau asmeninį ryšį. Tai aš labai gerai atsimenu tą momentą. Aš nuėjau pamiegojau gal 1 valandą, atsikėliau ir man atėjo tokia mintis, galvoju, kažkur aš norėčiau savo žinias pagilinti. Kažkur norėčiau kažko naujo išmokti. Pasiėmiau baltą popieriaus lapą, pasidėjau ant stalo, atsiverčiau kompą ir įsivedžiau taip. Įsivedžiau coachingas į Google, paieškoti, kas vyksta iš viso Lietuvoje, kur galima pagilinti savo žinias, ir įsivedžiau marketingas. Ir galvoju, man reikia priimti sprendimą, vieną iš 2. Kur aš šiuo metu, tada, kai aš priėmiau sprendimą dėl marketingo, einu pagilinti savo žinias. Ir kažkaip pasižiūrėjęs Lima, mes su Alvyde esam nuo gana senai pažįstami. Galvoju, patikimas žmogus ir aš renkuosi patikimumą, nes aš tą žmogų žinau. Coachingė, kas veda, kas lyderiai, kas yra veidas Lietuvoje, aš tų žmonių dar asmeniškai nepažįstu, o man kažkaip labai surezonavo mano asmeninė pažintis. Tada aš paskambinau Alvydei, paklausiau, apie ką čia yra, apie ką šitie mokslai. Ir gavęs atsakymus ir paskatinimą, tokį paturbinimą, aš priėmiau sprendimą. Tada pardaviau savo idėją įmoniai. Jie apmokėjo mano studijas ir aš baigiau mokslus. Tai Artūrai, jeigu šitoj vietoj gerai supratau, tai realiai santykis su žmogum tave privertė įtikinti kažkokią veiklą užsimti, tai šitoj vietoj nesvarbu iš tikrųjų kokia ta veikla galėjo būti, galbūt ir kažkokio virtuvės šefo kursai tikriausiai, ar ne? Mano žmona labai apsidžiaugtų. Mano žmona labai apsidžiaugtų, jeigu aš vieną dieną nuėjęs pamiegoti ir atsikėlę sugalvočiau, kad einu mokytis gaminti. Šita tema gaminimo tikrai yra nesvetima ir tikrai bus. Jeigu prieisim prie klausimo apie ilgaamžiškumą, aš būtinai pasidalinsiu vienu kitu tipsu, ką planuoju padaryti ir įgyvendinti.
netolimoje ateityje. Bet apie ryšį su žmogum, tai taip, man labai simpatizuoja ir labai sinergiškai veikia ryšys žmogus žmogui. Ir aš esu įsitikinęs tuo per savo patirtį, kad visiškai nesvarbu, kokios yra tavo pareigos ir tavo atsakomybės, tu esi tikrai vienodai svarbus kaip tiesiog žmogus, kuris gyvena šitoj žemėj. Ir Simono, geri buvo momentai. Įmonė, kur yra vadovas, yra akcininkai, yra projektų vadovai, yra žmonės, kurie turi rankiniu būdu sutvarkyti kažkokius lycus, yra vadybininkai, kurie atlieka kitas funkcijas, bet mes negalime sakyti, kad vienas yra už kitą svarbesnis arba mažiau svarbus, nes tai yra organizmas, kaip visa struktūra, visa įmonė veikia ir greičiausiai kiekvienas geras lyderis sutinka, kad ta funkcija, kuri yra pas mus, jinai yra reikalinga ir mes tik dėl tos funkcijos egzistavimo veikiame taip sėkmingai, kaip veikiam šiandien. Tai man žmogus ir apie žmogų yra labai svarbu. Man šitoje vietoje aš čia darau pasirinkimą, aš čia renkuosi ir jeigu žmogus, kuris man nerezonuoja, aš neinu su juo. Aš tiesiog renkuosi su juo nebendrauti. Gali būti, pavyzdžiui, taip, kad kai dirbi kompanijoje ir esi atsakingas už pardavimus, kažkokį krepšelį, tu gauni sąrašą ir ten yra parašyta, ten 10 įmonių, su kuriom tau reikia susitikti. Ir tu, kai pradedi kurti santykį, tu matai, kad pavyzdžiui 2 iš 10 įmonių, tie žmonės, kurie yra tie gatekeeperiai arba patys vadovai, visiškai nerezonuoja. Spėkit, ką aš darau. Aš ten neinu. Aš tiesiog nebendrauju. Aš surandu, kuo pakeisti, bet tikrai būna, tu įeini į susitikimą ir į tą energiją ir tu pajauti, kad tave nubloškia tiesiog. Ir tada galvoji, ką man eikvoti savo energiją. Nes ir tas žmogus nesijaučia gerai su manim bendraudamas. Ir net nepaisant to, kad produktas yra labai geras ir turi savo atstovavimą, kur labai stipriai atstovi produktas, bet gal žmogus, kuris jį parduoda, juo netiki. Ne, čia gal irgi viena iš tų temų, kur galima daug kalbėti, kad aš, pavyzdžiui, einu tik tai ten, kuo tikiu, naudoju tik tai, kuo tikiu ir bendrauju su tais, kuriais pasitikiu. Aš manau, tu palėtėjai galbūt pardavimo esmę, pavartodama žodį santykis, ne? Kad tu gali kažką tik parduoti visų pirma tik jeigu turi santykį, jeigu tas žmogus su tavim sutinka, nori bendrauti ir tavim ir atsiranda pasitikėjimas, kuris turbūt ateina per laiką. Tai priminė man situaciją, kad irgi praėjusiais metais pirko iš mūsų paslaugas vienas klientas ir aš kažkaip jaučiau, kad tas klientas su manim bendrauja formaliai, bet tarp mūsų šiltesnis nesimezga santykis ir žinau, kad tas klientas norėtų turbūt, kad mes pasiteirautume ir jis vėl šiais metais norės paslaugų, tai paprašiau kolegos tai padaryti, nes jisai daug šilčiau sueina su tuo asmeniu. Tai turbūt intuityviai pasielgiau taip, ką tu pasakei. Norėčiau paliesti dar prieš neriant į ilgamžiškumą ir santykių kūrimą, paliesti dar 2 temas. Tai yra vertybių tema, kai tu irgi mums darai marketingo asociacijai mūsų tarybai vertybių sesiją, kuri buvo stipri ir davė daug įžvalgų, tai dabar kviesime tave tą patį daryti Rocket Science kolektyvui. Ir kita tema, kaip per WordPresso bendruomenės pranešimą minėjai, mums šitas su kolegom labai irgi strigo, kada parduoti. Tai va, jeigu paliesi šitas 2 temas, manau, bus labai naudinga klausytojams. Tai kadangi jūs jau žinote atsakymą, Simonas, tai nežinau, ar tu žinai, Pauliau? Nežinau, paplėtok šiek tiek. Tai padarom coachingo tokią mini sesiją. Ar tu žinai, Pauliau, kada yra geriausias metas parduoti? Kaip tu manai? Tiesiog pabandyk pagalvoti, kada yra pats geriausias metas parduoti? Vakar. Kada klientai, logiškai mąstant, kada klientai
prireikė to produkto ar paslaugos, tai kada iškilo poreikis. Tai jeigu, nežinau, santechniko paslaugas mes parduodam, tai kada vamzdis prakiuręs, tada jas reikia parduoti. Tai badai vamzdžius ir duodi kortelę. Čia jau reikia santechniko klausti. Nes aš kaip juokaudavau, žinai, sako, tu karatistas, žinai, sako, tavęs reikia bijoti, sakau, ne, su manim galit jausti saugus. Esat matę visi turbūt tą video, kur kas į Kuršėnų sako, aš kadangi iš Kuršėnų kilęs, tai tas video man labai releitina. Tas vyrukas, kur statelį stovi ir sako, jūs dabar esate visi saugus. Ten 90 kažkelinti metai privažiuoja toks mėlynas, man atrodo, autobusiukas ir sako, kas į Kuršėnus. Bet žiūrėkit, čia ta pati situacija, kad jeigu turite elektrinį dantų šepetėlį, taigi tu neieškosi jam baterijų, kol nepasibaigs esamos baterijos. Tai aš galvoju, tas labai panašiai ir su produktu, ir su paslaugomis. Tai tu čia apie SEO kalbi. Baigsi pardavinėti savo paslaugas. SEO turi būti paruošta, tada kai žmogus ieškos. Bet tu negali tik sėdėti į ofisą ir laukti, nes tau kraujo apyvartos pinigų reikia čia ir dabar, dėl to samdai pardavėjai. Kitas variantas, tada tu parduodi jam viziją. Tai kaip su tavo produktu arba paslauga nupieši tą kitokį pasaulį geresnį, su švaresniais dantimis, jeigu kalbam. Tu kalbė apie tai kaip, o kada? Grįžtam prie klausimo, Pauliau, rimtai, man labai įdomu iš tikrųjų. Kaip tu galvoji, kada yra geriausias metas? Nes tu pardavinėjai, tu iš esmės parduodi savo paslaugas. Kaip tu manai, kada yra geriausias metas parduoti? Nes tu sakai, kai klientui reikia, bet kaip tau žinot, kad reikia? Tai kai jis jau pas tave ateina. Jo. Bet kaip jam ateiti? Kaip jam ateiti iki tavęs? Tai yra poreikis, išsigilini jo poreikį, problemą, pateiki pasiūlymą, kuris sprendžia jo problemą, tada follow-upinė, jeigu neatsako, ir tada suderi kontraktą, pasirašai kontraktą ir parduodi. Gerai. Dabar čia kaip vertybių sesijai einami momentus, tai dabar aš tave nukelsiu momentą. Pabandyk prisiminti, kada paskutinį kartą pardavei. Man nereikia didelio konteksto, kažkokio gali tiesiog pasakyti, kad atsimenu, momentą, kai pardavėjai kažką dabar paskutiniu metu. Galėsi minti, kur pardavėjai tokį didesnį pardavimą, kuris tau labiau kažką tokio labai reikšmingos mintys sugrąžintų tau. Tarkim. Turi, ne? Taip. Kada buvo čia? Vasario mėnesį, kovo pradžiai, tarkim. Šiais metais, taip. Dienos metas koks buvo? Atsimeni, gal net valandą. Dažnai rytais, nes dažnai laiškus tikrinta, tai 9-10 Tai tu gavai patvirtinimą kažkokį, kad perka tavo paslaugas. Taip. Esi tą momentą dabar? Sugrįžk į tą momentą. Taip. Kaip jautiesi? Gerai, pakilėtas, nežinau, pozityviai. Tai dabar yra metas pardavinėti. Dabar yra tas metas, kada tu eini ir pardavinėjai. Kai ką tik pardavai. Tai tu nori pasakyti, kad per emociją turi... Nes tavo emocija yra labai svarbi. Taip, kaip tu jautiesi. Nes jeigu tu jautiesi blogai, prisimenat, kai pasakoju apie tą mano pamiegojimą vidury dienos. Aš turėjau labai intensyvų rytas sportas, tada po sporto turėjau intensyvius tokius susitikimus, kurie mane tikrai išsekino. Ir aš jaučiau, kad aš jau kažko labai tokio protingo šiandien nebesugalvosiu, jeigu nesugebėsiu atsipalaiduoti. Mano atsipalaidavimo vienas iš būdų, jeigu neimam meditacijos, o meditacija vis tiek aš turiu būti skrydžio režime, tai yra miegas. Anksčiau būdavo labiau miegas, dabar labiau meditacija. Tai va tas momentas ir yra, kada tu pardavinėjai. Kai tau išsiskiria visi laimės hormonai, tada tu imi, nežinau, skambini, atsakai dar į kelis laiškus, ne? Ir viskas energetiškai taip jaučiasi, kai tas žmogus, kuris gaus iš tavęs laišką arba skambutį, jis norės iš tavęs pirkti. Pabandyk. Bet čia turi save labai gerai pažinti ir turbūt, ta prasme, daug vis tiek ir pardavimuose dirbančių žmonių, tai jie tiesiog taip šaltai ir pardavinėja, ne per emociją kažkokią, kaip todėl jie ir neparduoda. Todėl ir neparduoda. Todėl parduoda, bet jie yra riboti, jie kažkur sustoja. Jie seka šabloną, seka klausimus ir jeigu klientas kažką ne to paklausė, jie pasimeta
ir nebežino, kaip toliau tęsti. Gal jam nelabai įdomu, ką ten klientas atsako, ką jis tuo metu išgyvena, žinai. Kai tu dirbi savo nemalonų darbą, tau gal nelabai rūpi, kaip ta kita pusė jaučiasi, ne? Simona, yra apie vertybės. Čia yra vertybių klausimas. Kai tu dirbi savo nemalonų darbą, tai tu iš esmės degini savo gyvenimo metus, kurių mes turim visi kažkokį tai kiekį. Nu, tu bandai pailginti biškį. Aš galėsiu pailginti. Aš pailiustruosiu gal tokį pavyzdžių, kuris jūsų klausant man atėjo į galvą. Ateini, žinai, grįžti namo ir žmonės, kai, kodėl valgyti nepadaryti, arba padaryk valgyti, tai ką jinai tau pasakys, parodys tau kažką. O jeigu tu pasakysi, brangioji, tokia nuostabi diena, ir galėtum šį vakar padaryti vakarienę, tai kurio variantų tikėtina, kad tu gausi vakarienę? Nenori stereotipais grįsti tai mano atsakymą. Tai aš manau, kad tas pats yra ir pardavimas. Ir aš turbūt kartais save kaltindavau, vat kaip Artūras sako, jeigu blogai jautiesi, jeigu šulinai jautiesi, tai neik pardavinėti. Aš, pavyzdžiui, būdavo, kad prieš susitikimą ten mašinoje nusnūstu, arba grįžtų namo pavalgyti, arba išeinu vienas prie upės pasivaikščioti ir grauždavau save, kad aš dabar tą laiką aš naudoju kažkaip blogai. Kad aš dabar turėčiau tipo dirbti, pildyti lentelės, valdyti klientų projektus, daryti one-to-one su komanda, o aš dabar čia skiriu laiką savo ir jausdavausi blogai. Bet ir vienam kelionėje su jumis atradau tą meditacijos appsą jūsų rekomenduotą, supratau, kad man būtini yra pasivaikščiojimai vienam, ypač prieš renginį, ir skyręs laiką savo, kaip ir atėmęs tą darbo laiką iš įmonės, aš skyręs laiką savo atsigaunu ir su nauja jėga ir energija ir motyvacija grįžtu į darbą ir galiu pakęsti to žmonės, jų elgesį ir viską, nes aš gerai jaučiuosi. Bet tai čia nėra tas variantas, kad mes laukiam tos motivacijos arba to momento, kada jausimės gerai, vietoj to... Žodį laukiam, ištraukiam. Vietoj to per discipliną mes einam ir darom ir skambinam. Pas mūsų oficialinė lentos yra dabar prašyti 2 žodžiai. Palaukti arba laukti ir per brangu arba brangu ir jie užbraukti. Negalima pas mūsų ofise naudoti šitų žodžių laukti ir brangu. Nesidarbink, Paulių, pas juos. Tu per discipliną tu gali... Ką jūs veikia? Va čia įdomu, labai Artūro nuomonė, bet aš manau, kad per discipliną tu gali tiesiog pervargti, nes aš, pavyzdžiui, susidarau labai tikslų planą ir įvykdau. Nesvarbu, kaip aš jaučiuosi, jeigu aš pažadėjau, aš būsiu, ne? Aš nebūsiu tik tai, jeigu tikrai bus blogai, jeigu sirksiu. Tai čia disciplina. Ir tas tave išsunkia, nužudo ir tau nieks nebepavyksta. Tai disciplina yra šūdas. Šitai iškirpsim. Galim palikti. Bet turbūt čia grįžtam prie vertybių. Nes kai tu turi tikslą ir tu žinai, ko tu nori, ir tada tau ateina ir atsakymas, kaip tai pasiekti, tada tau nereikia geležinės disciplinos, nes tu nesisuki kaip žiurkienas rate, nes tu darai tą, kas veikia ir tau užtenka su 20% pastangų pasieksi tą užtom rezultatą. Bet tai tu paminėjai irgi, kad tu turi daryti tą dalyką. Tai, bet jeigu tu nesijausi, kad aš nenoriu daryti čia. Tai va ir nedarai. Ir nedarai tada. Čia yra momentas... Čia kažkas giliau po to nenori slypti. Jo. Kažkur yra blokas. Kažkur. Nes čia labai įdomi dalis yra, kad matai, kai labai dažnai mes turime prieš kažką atsiskaityti arba kažkas mus stebi, ne? Ką mes veikiam. Tai jeigu mes turim dienos kažkokią ten planą, tada turim dienos nuotrauką, gal yra įmonėse, kurios prašo surašyti ten minučių tikslumu, gal net man atrodo, ką veikiai, tai neskambinkit iš tokių įmonių man niekada. Tiesiog man įdomu, iš esmės, tikrai man įdomu rašyti dar dienos nuotrauką, ką aš ten veikiau, nes jeigu yra aš už rezultatą, bet kokį atveju. Ir pavyzdžiui, tai čia buvo atsakymas jums į klausimą, kaip aš pasirinkau Lima kursus, ne, kad aš panepinau, ten turėjau pokyčio miegą valandos, bet tai čia yra mano kažkoks asmeninio tobulėjimo klausimas. Bet pardavimuose irgi dažnai būna, kad kada yra geras metas parduoti, ne, ir galima išplėsti, kada yra blogas metas parduoti. Tai, pavyzdžiui, blogai miegojai, ne, tikrai buvo blogas miegas, gal turėjai kažkokį konfliktą su vaiku, savo, ne savo, su žmona, vyru, draugu, drauge,
Tai yra labai blogas metas parduoti. Ar pirmadienis yra blogas metas parduoti? Pirmadienis man yra iš esmės pati geriausia diena, nes pirmadieniais aš 80% visos savaitės fokuso. Nebūtinai, kad pardavimų kažkokių rezultatų, bet pirmadienis man yra labai svarbi diena. Bet labai tai geriau neskambinti. Aš pastebėjau, kad visi užsigrūzinę būna pirmadieniais. Bent tokia praktika iš mano pusės, nežinau. Bet ką aš darau? Pirmadieniais, kadangi aš žinau, šiek tiek pažįstu žmonės, kad pirmadieniais jie yra užsigrūzinę, tai aš pirmadieniais jiems ir neskambinu. Bet aš pasidarau visą fokusą savo tą tokį pirmadienį, tam, kad kai jau jiems atsileidinėja smegenis, tada aš užeidinėju. Tada aš užeidinėju antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, dabar iš viso yra toks įpratis penktadieniais nedirbti. Nežinau, bent jau medicinos sektoriai, kuriam dirbu, labai dažnai gydytojai nedirba penktadieniais. Labai dažnai. Yra klinikų, kurios dirba nuo 8 iki 8 vakaro ir čia irgi klausimas yra, kiek yra tame sveikatos. Tu teiki sveikatos paslaugą, bet pats dirbi 12 valandų neatsikeldamas nuo kėdės. Tai kaip juokavom su vienu draugu, sakau, mes kalbam apie ilgamžiškumo klinikos įkūrimą Lietuvoje, tai žmonės, kurie mato mane einantį kažkur Laisvės alėją ir jeigu aš einu išsekęs, tai kalbant apie žmonės, ar jie norės ateiti pas mane ir kažkaip prailginti savo metus, greičiausiai ne, nes matys, kad aš pas kažkoks išsekęs ten vos panešu kojas. Aš klausimą tokį turėsiu, kai tu, pavyzdžiui, eini į susitikimą su klientu vakare baseine ir man tai biški keistai skamba. Bet jeigu grįžtam prie santykių... Tai nebegali jau labiau nuogas būti. Ta prasme, tam tikra prasme tai taip, nes tu jau visa esybė esi į žmogų orientuotas. Iš esmės, tau nelabai svarbu yra... Iš esmės, tikrai, nelabai svarbu yra tam tikros kažkokios korporatyvinės detalės, nes pratęsiu mintį, pavyzdžiui, mano sėkmės atradimas yra toks. Palangoj daryti susitikimą su žmogum, kuris turi verslą Kaune arba Vilniuje ar kažkur Šiauliuose, visiškai nesvarbu, yra daug sėkmingiau negu daryti Vilniuje pas juos kažkur Kaune arba Šiauliuose. Palangoj dylas yra klausinamas labai lengvai prie pietų stalo. Vilniuje yra daug įtampos. Pats miestas, Vilnius, Kaunas, didieji miestai, turi daug energijos ir visi skuba, visi lekia. Kaip New York yra tekę man gyventi tenai, tai visi akmeniniais veidais vaikšto. Bet nuvarai Kaliforniją, viskas labai paprasta. Daug lengviau, Pažiūrėkit ir didieji kažkokie ten reikalai. Silicon Valley irgi nėra New York'e. Kodėl? Bet tai reiškia, kad jeigu tu eini vakare į susitikimą su klientu į baseiną, tai tu eini neparduoti, o praleisti su jo laiką. Kurti santykį. Tai tavo tikslas nėra, ten tu neįsitrauki iš plavkių sutarties. Aš, pavyzdžiui, aš pasakysiu taip, aš nepardavinėju. Aš bandžiau save analizuoti, savo veiklą ir savo rezultatai tai matosi, bet aš bandžiau analizuoti savo veiksmus. Ir aš pastebėjau, kad aš nedarau pardavimų. Jie ateina, tie pardavimai, jie kaip rezultatas ateina ir žmonės perka, bet aš nedarau pardavimo, neseku kažkokio proceso, kad dabar reikėtų pirmas susitikimas, reiktų tą padaryti antras. Pirmo susitikimo metu, jeigu norite būti geresni už vidutinį pardavėją, niekada nepardavinėkit. Čia man priminė tokią turėjau temą savo apmąstymui, kaip elgtis. Nuvyksiu susitikimo su potencialiu klientu, jis trunka, pavyzdžiui, apie valandą ir 95% mes kalbam apie orą ir tada, pavyzdžiui, klientas paskui sako, tai dabar apie reikalus. Tai anksčiau aš kažkaip vis bandydavau pakreipti pokalbį kuo anksčiau apie reikalus, nes juk atvažiavom čia dabar spręsti reikalų. Paskui sau leisdavau, tiesiog tokį paleisti pagal srovę. Tai pats tas klientas ir pasakys, kada apie tai norės kalbėti. Bet tada lyg ir jausdavausi, kad švaistau savo laiką.
Tai dabar paklausęs tavęs, aš galvoju, kad turbūt aš turėčiau važiuoti, susitikti žmogum, išgirsti, kaip jis gyvena, atrasti galbūt bendrų minčių. Ir kai jisai pasakys, pakalbam per reikalus, sakysiu, okei, pakalbam, bet jeigu jis nesakys, kad pakalbam per reikalus... Ir nekalbėti. Tai ir nepušti. Ir nekalbėti. Ir tada bus taip, kad tau paskambins iš jo ofiso kažkas, turiu daug pavyzdžių iš savo praktikos, arba jisai pats paskambins, arba iš jo ofiso ir padarys užsakymą. Tu tuo metu net nedarai pardavimo. Iš esmės. Man yra tai buvę, aš atėjau į naują sektorių, čia medicinos rytis, turiu susitikimą, Telšiai, atrodo miestas, kur didžiosios kompanijos vis tiek daugiau įsikūrė yra didžiuosiuose miestuose, ofisai patys. Aš turiu susitikimą su klientu, įmonės klientu, ir mes pakalbėjom ilgai, 4 valandų gal jis man skyrė, aš išvažiavau, už pusvalandžio man skambina, sako, žiūrėkit, Artūrai, aš nelabai supratau, o kodėl jūs man nieko nepardavėt? Sakau, o jūs norėt kažką pirkti? Sako, jo, aš norėčiau užsakyti. Sakau, tai gerai, tai yra ofiso užsakymų linija, kur priims jūsų užsakymą, galit jūsų asistentė perduos viską, ko reikia. Sako, aš dar dabar esu apšalęs. Ir nes dauguma, arba kaip jis įvardino, visi kiti konkurentai, kurie atvažiuoja, iš karto spaudžia ant pardavimo. Nes jie irgi galvoja, Simonai, švaistau laiką, trumpinam laiką, kokių čia dar sentimentų ir kam tas žmogus iš vis rūpi, juk darom verslą. Pašnekam apie skaičius, vas tenai sudėliojam, viskas, tau prašau, tau paketas, ten kažkas, dar būna, kurie netgi iš pardavimų praktikos, čia pasinaudosiu galimybę, kadangi jau esu pakviestas pas jūs pakalbėti apie tuos blogus pavyzdžius, daug nevardinsiu, nes jų yra per daug, kaip nedaryti, bet būna, kad pavyzdžiui atvažiuoja pardavėjas, jisai nebuvo kviestas, jisai atvežė savo prekę, padėjo ant stalo administracijų ir pabėgo. Tos prekės vertė, kad jūs suprastumėt, gali būti 5,000, 10,000, ne, tų prekių vertė. Bet jisai tiesiog nesulaukia, kad jį priimtų, kad su juo bendrautų teisingas, tinkamas žmogus, kuris priima sprendimą. Jisai tiesiog palieka, arba yra ten kažkoks lydraštis, vaštaraštis, arba nėra ir jisai dingsta. Kas atsitinka? Kai kurie verslai priima tai, ta prasme, vis tiek reikės susimokėti, kai pradėsi naudoti. Medicinoje taip yra iš tikrųjų. Yra daug tokių vietų, kur galioja tokia konsignacija, kai tu susimoki tada, kai sunaudoji tam tikrą detalę kažkokią, tai prekę. Tai čia mano akimis yra klaikiai baisus pardavimas, nes tu jokio santykio nekuri. Tu kas deliverio berniukas, tu atbėgai, tavęs net nežino, net neidentifikuoja, kas atėjo ir padėjo tą, net nežinai, kam paskambinti. Gal palieka vizitinę kortelę, bet blogas pavyzdys. Ir blogas pavyzdys yra turbūt tas, kai tu iš esmės spaudi, darai spaudimą ir tu nesiklausai, kas yra svarbu žmogui. Vyrai, pagalvokit, kas yra svarbiausia jums šiame gyvenime. Kiekvienas žmogus tam tikrą prasme egoistiškai žiūri į save. Juk nėra maloniau, kai apie mus paklausia. O kaip tu iš tikrųjų gyveni? Kas tau iš tikrųjų yra svarbu? 2 situacijas man priminėjai. Viena visai šviežia, kita senesnė. Tai kai dirbau Saulės modulių gamykloje ir važiavom į Švediją į parodą ir tuo pačiu pardavėjas buvo planavęs kelis susitikimus su švedais, potencialiais klientais ir aš irgi buvau kartu. Ir man buvo labai keista. Mes atėjome į susitikimą ir mūsų pardavėjas, jisai nei kažkokios prezentacijos ištraukė, nei kažkokių pavyzdžių, jisai pasisveikino, atsisėdo ir beveik visą laiką tylėjo. Ir tada kitoji pusė, potencialiaus klientas, pradėjo kalbėti, pasakot, su kuo jis susiduria, ko jam reikia. Tas pardavėjas kartais užduodavo kažkokį trumpą klausimą, bet beveik visą laiką klausė. Ir esu girdėjęs tokią frazę, kad pardavėjas turi gebėti klausyti.
kad dažnai mes mastom, kad pardavėjas turi gebėti daryti šou superinės kažkokias prezentacijas, ne? Tai man buvo sunku suprasti, kas įvyko per tos susitikimus, bet dabar tavęs paklausęs, aš suprantu, kad jis elgėsi labai protingai ir labai teisingai, nes tik taip galėjo išgirsti tikrąjį poreikį ir iš vis pastebėti, ar čia verta tęsti kažkokį kurt santykį, ne? O kitas pavyzdys, kai tu, tarkim, įeini į grupę žmonių, kurie kažką veikia, vienas kitą pažįsta, o tu juos pažįsti gal šiek tiek mažiau ir tau nejauku, ne? Ir tu galbūt nori pasišalinti, eiti į kamputį. Bet jeigu tu, pavyzdžiui, bent jau aš turiu sukaupti tą drąsą ir užduoti kažkokį klausimą nepažįstamą žmogų, ir jeigu aš paklausiu, matau, kad vyrukas su ramentais ir paklausiu, kas nutiko, tada mes pusę valandą šnekamės, dalinam patirtim, dalinamės ir matau, ir jis šypsos, ir aš šypsaus, ir mums faina, ir mes turbūt mano klausimo dėka užmezgėm santykį. Jeigu aš nebūčiau jo paklausęs to klausimo, mes ir būtume likę tokie šalti ir kitą kartą vėl susitiktume renginį po pusmečio ar po metų ir vėl viens į kitą žiūrėtume. Koja būtų sugijus jau jam. Jo, bet neturėtume nieko bendro, o dabar aš žinau, kad mes turim bendrų išgyvenimų, pas jį pasirodo vienokia trauma, buvo pas man biški kitokia, bet viskas panašu. Tai vien per vieną paprastą klausimą turbūt pavyko nuimti nejaukumo sieną kažkokią, ne? Bet kartais aš irgi dar norėčiau šiek tiek sugrįžti prie to susitikimų ir santykių kūrimo. Kartais tą atmetimo ryšį tu pajauti iš kitos pusės, iš verslo pusės. Tarkim, va čia ne per seniausiai su Simonu irgi teko sudalyvauti vienam tokiam susitikime su potencialiu klientu, kuomet atrodo, ir tu stengiasi galbūt kažkokį ryšį užmegzt, bet iš jo gauni tą tokį pushbacką, atstumimo ryšį ir tiesiog tipo einam ten prie reikalo, ką suteiksit ir panašiai. Tai tokiais atvejais turbūt tada reikėtų žiūrėtis, ar tos vertybės sutampa ir jeigu nesutampa. Aš daug galvojau apie šitą atvejį ir paskui supratau, kad mus priėmė darbo dienos gale, savaitės pabaigoje ir berods per savo gimtadienį žmogus. Tai mes, nors mus priėmė, aš nesupratau, kodėl mus priėmė, mus ten bandė suvartyti kaip įmanoma, tai buvo turbūt visiškai nelaikas, galbūt ne vieta. Ir mums tai gera pamoka, kad neiti į tokį susitikimą. Bet, iš kur tu žinosi? Prieš, ne? Reiškia, tu susitari dėl susitikimo, paskyrė laiką, mes atvykom. O tada buvo labai, labai nemalonu. Ne? Nebuvo tas, kad aš ten per prievartą prašiausi, žinai, sakau, susitinkam, kada pasiplanuojam, tai ir iš to kitos pusės gavau tą patvirtinimą, kad tinkantis tas laikas, žinai, buvo. Tai nebuvo taip, kad per prievartą aš įkišau. Žmogus nemokėjo pasakyti ne. Pats susispraudė save į rėmus, jautėsi negerai, tas, su kuriuo susitikot, ir pradėjo muistytis tiesiog. Ir iš to muistymosi ir turbūt iš tos įtampos prasidėjo gal kažkoks engimas, neigimas to susitikimo ir gavosi blogai. Ar tas first impressionas matters, tipo tokios susitikimuose tas pirmas įvaizdis? Manau, kad pirmas parduoda antrą susitikimą. Aš turbūt pritarčiau, kad viską lemia. Jeigu pirmas nepavyko, tai antro tikrai nebus niekada gyvenime. Sakai, negali ištaisyti, va, ne? Ne, tu čia, matai, yra poziciona, mes prieinam, jeigu prie marketingo teorijos, tai mūsų smegenyse klasikinė knygutė, Al Rice'o Positioning, mažutė tokia, visiems rekomenduoju paskaityti, kas su marketingu susiję. Tai kalba, kad mūsų smegenys labai ribotos ir va, tokį pateikia pavyzdį, įsivaizduok kaip kopečias, kurios turi nuo 4 iki 7 laiptelių. Ir kiekvienam mes produktui arba kategorijai savo smegenyse turim po kopetėlės. Ir tarkim, pavyzdžiui, Coca-Cola, ten gaivių gėrimų kopetėlės užima 1 vietą. Tarkim, Pepsi 2, žinai, o ten, nežinau, RC Cola ar kažkas ten 3. Ir, pavyzdžiui, mums atsiminti 4, 5, 6, 7, mes net nebeatsimenam jų, mes juos nekreipiam dėmesio. Ir tapti pirmu yra sunku. Ar jeigu tapti pirmu, tai tu turi arba pirmas išeiti į rinką, arba, labai kažkaip stipriai užsirekomenduoti. Ir iš antro pakilti pirmą yra labai sunku, bet mūsų smegenys, matyti dėl patogumo, paprastumo, kad mažiau sunaudotų energijos, kategorijom priskiria pozicijas. Ir tu esi pirmoji pozicijoje pagal šitą, reiškia, tave bus labai labai sunku išmušti. Ir čia visi tie pavyzdžiai, kad ten Xeroxais vadina spausdintuvus tenais, dar kažką. Pampersais ten. Jo, Pampersai yra sauskelnės. Nikes. Ir tau pasakyti, pavyzdžiui, 6 brandą Pampersų, net jeigu tu būtum mama, neįmanoma turbūt. Taip. Tai lygiai taip pat, jeigu mes atvažiavom į tą susitikimą, mes turbūt net nepakliuvom į tas kopetėlės. Mes net nebelikom turbūt to žmogaus, žinai, jokioj kategorijai. Bet būna, kad sugrįžta, matot, kaip yra iš esmės
ateis laikas, kai pasikeis jūsų energija tam tikrą prasme, jūs būsite tarp top 3 labiausiai žinomų ir tada mažiau reikės save pardavinėti ir mažiau reikės pardavinėti savo kompetencijas, kad tu jas tikrai turi. Aš turiu labai fainą pavyzdį. Aš gyvenau keletą metų Amerikoje ir Lietuvoje mes turim labai tokį standartizuotą požiūrį į, sakykime, pardavimai, marketingas, kas be būtų, susitikimas dėl aprangos oficialumo. Dabar jau mes labai išlaisvėjom, labai jau balti kedai yra generalinio standartas, gali netgi būti, jisai tiesiog jau labai išlaisvėjom. 2016, kai išvykau gyventi į Ameriką, tikrai taip nebuvo dar. Ir aš atsimenu, kai grįžau ir nuvykau sudalyvauti pardavimų konferencijai, pasižiūrėti, apie ką dabar Lietuva gyvena. Man buvo žavu matyti, kai aš pamačiau auditorijų tokių laisviau apsirengusių žmonių, nes ką aš patyriau Amerikoje. Tu eini tiesiog su blizonu į susitikimą ir viskas vyksta ta pačia eiga, kaip vyktų įsispraudusi kostiumą. Amerikoje tau nereikia pardavinėti, kad tu esi protingas, nes ten nekvestionuoja, kad tu esi protingas. Tu atėjai, jeigu mes atėjome iki susitikimo, reiškia, mes esam tam pačiam lygyje ir mes kalbamės. Čia mano asmeninė patirtis. Lietuvoje aš grįžęs, nebūčiau aš, pradėjau challengint save pirmiausia. Eidavau su megztuku laisvesniu į susitikimą ir aš matydavau, kad pusę valandos man reikia pardavinėti, kad aš esu protingas. Kai aš parodau, kad aš esu protingas ir su manim galim kalbėti, aš turiu know-how specifinį, tada viskas būna gerai. Aš įsispraudžiu kostiumą, ateinu, nebereikia pardavinėti, kad aš esu protingas. Jam jau aišku, kad aš protingas. Apranga, Pauliau, čia apie tą pirmą įspūdį. Ir tu gali neigti internetą ir jo nesinaudoti, bet aplinkui visi naudojasi. Tai tu, matydamas rinkoje arba sektorijoje vyraujantį kažkokį tais stereotipą, kaip žmogus turėtų būti apsirengęs, arba yra kažkoks korporatyvinis standartas, kaip žmogus atrodo, ne? Tai tu juo vadovaudamasis nekvestionuoji žmogaus smegenų. Tai čia man buvo toks įdomus asmeninis atradimas. Bet čia kultūriniai turbūt skirtumai irgi, ne? Ir turbūt reikėtų tada, ką belieka, prisitaikyti prie jų. Čia palietei tokią visai įdomią temą, nes aš nežinau, kad taip yra Amerikoje, nes, pavyzdžiui, skandinavai verslo parodą atvyksta su megztuku, o įsivaizdavau, žinai, kad amerikiečiai ten ar vokiečiai su švarku ir Šarūnas jau ant manęs pykdavo, bet dabar nustojo, kad aš ateinu į susitikimą su maikutė ir kėdais ar ten megztiniu. Tokia jau mano asmenybė, atleiskit. Ir jeigu pas mane ateina žmogus su, va čia jau turbūt tie kažkokie įvaizdžio dalykai, jeigu ateina žmogus su brangiu kostiumu ir Rolexu, tai aš iš karto jaučiu kažkokią antipatiją. Tai čia reiktų pasiaiškinti. Jau aš jo nepirksiu arba net nelabai norėsiu jam parduoti. Tai dabar aš tau turėsiu tokį klausimą. Ar sutinki su šitais dviem teiginiais, kad pardavimą, iš esmės mes galim save vadinti pardavėjais, galim nevadinti pardavėjais, bet visi žmonės yra tam tikra prasme pardavėjai, nes tu iš kito nori kažką gauti, tai tu turi kažkaip prie to prieiti. Tai nori kažką iš žmonos gauti, nori iš kolegų gauti, nori idėją parduoti, prastumti, nori kultūrinį projektą padaryti. Ar tai galima vadinti, visą tai galima vadinti pardavimu? Tai vienas klausimas. O antras klausimas, ar tai reiškia, iš to, ką mes iki šiol pakalbėjom, kad jeigu tu nori būti geras pardavėjas, nes pirmas klausimas suponuoja, kad visi mes esam pardavėjai, tai reiškia, tu turi būti išsimiegojęs, gerai pavalgęs, pasportavęs ir pradėti domėtis ilgaamžiškumu? Labai geras. Aš kai tu uždavinėjai po 2 klausimus iš eilės, aš pamirštu ir pirmą, ir paskui antrą. Bandydamas prisiminti pirmą, pamirštu antrą. Nes į antrą fokusuojasi. Ar visi mes esam pardavėjai? Nesvarbu, kad nedirbam pardavėjais. Taip, mes esam visi pardavėjai ir kalbant apie, grįžtant šiek tiek truputį tokią flashbacką padaryti dėl aprangos, esu patyręs ir savo kailiu ir suprantu, turiu supratimą, kad kaip tu esi apsirengęs, tavo pasirinkimas, maikutė, kedai, džinsai ar kostiumas, neturi visiškai tam tikrose vietose gal turi, bet neturi esmės, nekoreliuoja su tavo
turiu galvoje ir tavo know-how, bet labai svarbu yra higiena. Tiesiog kvapas, nežinau, tvarkingi nagai ir nežinau, Dantys. plaukai, dantis, šypsena, tai yra tie must dalykai, kur tu galbūt tu turi tam tikrų vietų, kur tau, nežinau, kažkas nepatinka, kaip tu atrodai, bet pagal veidoskaitą, kurios teko irgi mokytis, labai geras šūkis veidoskaitos yra. Tu esi tobulas. Nėra per didelės nosies, nėra per ten siaurų akių, nėra per plačios ar siauros šypsenos. Visi mes esame tobuli, nes tai, kaip mes atrodome, kaip yra sudėtas, sakykime, mūsų veidas, ir čia nėra burtai, čia yra mokslas, kuris įrodo, kad pagal tam tikras organų, sakykime, dydžius, tam tikrus veido proporcijas, visa visuma parodo, kad tu esi tobulas. Ir prie to, kad mes esame visi pardavėjai aplinkoj, tikrai turiu žmonių, manau, visi turim, kur matom, kad žmogui prasčiau sekasi, tiesiog jisai toks susigūžęs yra ir tarsi pats savęs bijo, kažkokiam šešėlį gyvena savo. Todėl, kad jisai greičiausiai nepasitikė savim, žema savivertė, o kai yra žema savivertė, sunku save parduoti. Tiesiog ateiti į parduotuvę ir nusipirkti akinius, tu ateini nusipirkti akinius, tai tu esi kaip pirkėjas, bet tuo pačiu metu tu esi ir pardavėjas. Suprantate, apie ką kalbu, kad netgi tu ateidamas pirkti esi pardavėjas, nes tu, taip kaip tu save vedi, kokia yra tavo, nežinau, kūno kalba, kaip tu ateini arba iki tavęs susitinka pardavėjas ir pirkėjas. Čia, tu kai pradėjai pasakot, aš nesiniai pirkau akinius kalnams, tai jie ten virš 150 eurų. Ir kaip aš perku? Aš galiu paimti tą, ką man pirmą pasiūlys, bet aš galiu paprašyti parodyti 10, visus palankstyti ir viską, ir kaip čia, pakovoti už savo teisės, už savo pinigus, kad gaučiau, ko man tikrai reikia. Taip. Tai jeigu aš jausiuos kažkoks silpnas, savęs nevertinsiu, tai tu paimsi pirmą. Paimsiu pirmą ten. Ir išėjęs tu galvosi, išleidau per daug, mane apgavo. Mane apgavo, bet iš tikrųjų tai tu neatstovėjai savęs. O tas neatstovėjai savęs, tai nebūtinai tu turi, žinai, marškinius plėšytis nuo krūtinės ir kažkaip eiti į konfrontaciją su pardavėju. Tu tiesiog jausdamasis lengvai, pasitikėdamas savimi, čia labai svarbu, tu nebijosi klausti, nebijosi klausti. Į knygą Dievas keliauja inkognito. Labai gera knyga. Ten, 2 kartus skaičiau. Reikėjo, tipo, kai perki bandelį ir gauni priskrudusią, tai tu turi jos atsisakyti. Ir iš tikrųjų, kai pagalvoji, toks paprastas pratimas, bet kaip jį sunku yra padaryti kitam žmogui pasakyti ne, arba kažkas netinka. Ir bet kaip pasakyti? Pasitikėjimas neteina kartais iš gero savęs pažinojimo ir savo stiprybių bei silpnybių ir tų pačių vertybių realiai irgi. Taip. Čia yra ko? Čia yra... Turbūt sportas, man atrodo, gali būti labai teigiamas veiksnys, kai tu pradedi judėti, prakaituoti, biški sustiprėja kūnas, įsitęsia kaklas ir tada tu gal drąsiau jautiesi prieš save ar su savim ir tada tu gali elgtis irgi tvirčiau. Bet jeigu tu sau leidi būti pasislėpusiam, susigūžusiam ir slėptis nuo visko, tai kitiem belieka tik tavim naudotis tada. Iš tikrųjų taip pritariu. Sportas kaip sportas, bet judėjimas, jeigu tą vadinti, iš esmės judėjimo, jisai yra mums dėja, bet privalomas. Kad ir kiek aplankyta ilgamžiškumo stiprių mokslinių konferencijų, kaip bebūtų tas magic pill kažkokios ieškojimas, pradžioje veda prie fundamentalių dalykų, prie pradžios, prie to, kaip ir ką mes valgome, kiek ir kaip mes judame, nes pavyzdžiui, eiti pasivaikščioti man dabar labai patinka. Aš einu ilgas distancijas, ilgus atstumus, anksčiau bėgdavau tuos ilgus atstumus, dabar einu ir daug labai plaukiu. Ir atrodo, kad aš nebeapkraunu savo raumenų
tam tikrų tonusų, aš nebeduodu pasipriešinimo, nes eidamas tie patys raumenys dirba, labai monotoniška. Tu sudegini kalorijų, ne? Jeigu tavo kažkokia išmani programėlė rodys, kad tu sudeginai kalorijas, bet pusę valandos arba valandą eiti ir valandą kasti griovį irgi yra judėjimas. Bet pasivaikščiojus tu jautiesi gal gerai ir palengvėjęs, klausimas, kaip jūs jaučiatės valandą pakasę griovį. Bet čia turbūt prieinam prie to, kad pasitikėjimas savim, tai taip, bus sportas, mityba, bet nemažiau bus svarbu vertybės, dėl ko tu tai darai ir ar žinai, ko tu iš vis nori. Taip. Tai čia nes jeigu tu turbūt gyvensi ne pagal savo vertybės, tai tu blogai jausies, aplinkiniai blogai jausies su tavim ir tu, kaip ir tu prieš tai minėjai, tiesiog švaistysi savo tą ribotą gyvenimą, kuris neišvengiamai greitai baigs. Bet čia reikia žinoti savo vertybės, aš labai pastebėjau, daug žmonių jų nežino. Tai ta prasme, kad tai galbūt mes čia... tu pats ir negali žinot, galbūt Nu, gut feelingas kažkoks jo gali būti, žinai, jauti, bet negali gal neidentifikuoji tiksliai. Aha, tai kalbant... Tai tu buvai ir turai palėtęs tokį man nepažįstamą kampą, kad vertybės yra dinamiškos, jos keičiasi ir kad vertybės yra tai, ko šiuo metu trūksta. Taip, Aš visą laiką galvoju, kad vertybės yra kaip akmenys, galvoju. Ne, jos susiformuoja iš trūkumo. Yra tokios pamatinės vertybės mūsų gyvenime, kurios susiformuoja vaikystėje. Iš esmės, vaikystėje mus suformuoja. Jeigu neklystu, ten gal iki 7 metų jau labai toks stiprus pagrindas susidėlioja. Indoktrinuoja politinės filosofijas. Taip, viską. Ir visos traumos kažkokios emocinės traumos, emociniai kažkokie blokai susidėlioja. Viskas vaikystėje. Ir tos vertybės pamatinės, jos iš ten ir ateina. Ir jeigu aš per savo pavyzdį pasakysiu, visą gyvenimą iki dabar taip 3 metai, atskaičiuojant nuo šiandien 3 metus atgal, man jau nebėra svarbus pripažinimas. Nors man buvo labai svarbus pripažinimas. Simonai klausė prieš pradedant mums įrašinėti šitą pokalbį, sakai, kaip tau taip, tu visą laiką nori būti pirmas arba nori būti tarp geriausių, tai dabar aš jau nebenoriu, bet man tiesiog taip gaunasi. Pasakysiu kodėl. Todėl, kad man tai nebesvarbu ir aš nebesiekiu to. Tada aš tiesiog gaunu tai. Sunku tą paaiškinti galbūt, bet... Skamba nelogiškai. Jo, tu kai logikos žmogus, bet tu tiesiog gauni, nes kai tu sieki, tai tu eini iš trūkumo. Reiškia, duokit man. Bet kai tu nebesieki, logišką kalbą pabandysiu pasakyti, kad tu tiesiog pakeiti savo požiūrį, tu to nebesieki, tu gyveni gausoje, tai reiškia, tu gyveni tame pripažinime ir tu jį priimi toks, koks jisai yra. Tu neužkrauni savo ant pečių, kad aš noriu būti geriausiai vertinamas pardavėjas Lietuvoje. Tu viduje žinai, kad tu toks esi ir tada staiga visi kiti aplink tave pradeda žinoti, kad tu esi geriausias. Savo sektoriui, savo srity kažkur. Nes kai tu eini iš trūkumo, tai reiškia, kad tau trūksta. Tai gal pavyzdys galėtų būti toks pavyzdys, kad tu eini į darbo pokalbį ir jeigu tu žūtbūt nori to darbo, tu labai jaudinsies, nervuosi ir sudegsi. Tave pigiai nupirks tada. Ir iš vis gal net nenupirks. Arba nenupirks. O jeigu tu ateisi, nereikės tau būti to darbo, tau įdomu, tu ateisi susipažinti, pamatyti tos įmonės vertybės, ar tau tinka, ką jie pasiūlys, ir tu sėdėsi atsilošęs, o ne visas pasilenkęs į priekį koviniai pozicijai, tai daugiau šansų, kad ir tau bus malonesnis tas pokalbis, ir kitai pusė, ir kad tave nupirks, ne? Šiaip labai įdomu apie tą pasvirimą į priekį ir atsilošimą atgal. Nes kai žmogus atsilošęs atgal, jisai tarsi demonstruoja savo pasitikėjimą, kad jisai čia valdo situaciją. Dar geriau arba dar blogiau yra, kai jūs ateinat į susitikimą, čia kur pasakau apie Vilnių ir Palangą. Kai tu ateini į susitikimą ne į savo erdvę, tas žmogus, jisai netgi nespecialiai jau yra tos vietos valdovas. Bet kai tu susitinki abiems neutralioj
pozicijai, kalbant apie baseiną. Čia aš vadinčiau tai jau visiškai aukštų standartų, kai tu eini su klientu į baseiną, čia yra visiškai nuogas dalykas, ne? Tai va, tai tu kai sėdis prie stalo ir žmogus, atkreipkite dėmesį, jeigu tenka jums pardavinėti savo paslaugas, tas žmogus būna atsilošęs, o jūs labiau pasilenkia jį. Nes jūs norite jam kažką pasakyti ir jūs tą savo energiją jam atiduodat, savo žinias, know-how ir jūs norite, kad iš jūsų paimtų. Pabandykit šiek tiek labiau atsilošti ir nebūkite tiesiai pasisukę į žmogų. Pabandykit šiek tiek pasisukti kėdėjai, kad jūsų kampas pasikeistų, tada pasikeis visa bendravimo energija ir daugiau laimėsit. Nebūkit tiesiai žmogų, nekonfraktuokit tiesiai su žmogum, nebūkit tam greitkelį, šiek tiek pasisukit šonu, kad nebūtų netgi tokio visiškai tiesaus akių kontakto ir daugiau laimėsit. Artūrai, daug akcentuoji pardavimuose santykių kūrimą ir jų išlaikymą, tai to pasiekoje aš kaip tik norėjau paklausti, kiek manai laiko reikėtų skirti arba kiek pats skiri laiko palaikyti ryšį ne darbo reikalais su klientu. Tai čia praeitą penktadienį buvau tokiuose B2B marketingo kursuose ir ten akcentavo, kad pagal researchą ten 22 metų, čia tarptautiniais duomenimis, tai ne Lietuvos rinkoj, bet per metus reikia iki 4 valandų ten vienam klientui skirti ne darbo tematiką laiko santykiui kurti. Tai parašyti, kažkur nusivesti į krepšinio rungtynės ir panašiai. Galbūt galėtum šitoj vietoj pakomentuoti ir galbūt pasidalinti patarimais ne vien tik tais į baseiną, bet kur dar galima būtų nusivesti klientą, neformaliai praleisti laiką. Aš einu, supraskite teisingai, kad į baseiną pakviesti yra labai intimu. Teisingai interpretuojam tą žodį irgi, ne? Jis labai yra intimu, nes tu tam tikrą prasme esi nuogas, nei kostiumo, nei bliuzono, niekas tavęs nebedengia ir tu jau esi nuogas, ta prasme, kad labiau pažeidžiamas esi. Ne, dėl to, kaip tu priimi save. Tai aš, kadangi esu priėmęs save su savo viršsvoriu, kurį turiu, ir labai svarbu, kad žmogus, kuris eina su manim, jaustusis gerai su savo kūnu, ta prasme, ne, bet čia apie baseiną kalbant. Aš esu kitoks, man yra sunkiau vadovautis taisyklėm, kad 4 ar 6 ar 8 valandas per metus ar mėnesį reikia skirti neformaliam bendravimui. Aš beveik visada, turbūt 80% bendrauju neformaliai ir aš stengiuosi suprasti to žmogaus vertybės, identifikuoti dar geriau, jeigu aš pokalbio metu sugebu jas užčiuopti ir tada, kai tu nemėgsti pirčių, ir aš tave pakviesiu baseiną, griuvo santykis iš karto. Tai aš turiu suprasti, kas tau patinka ir dar labiau svarbu man yra, kad man tai irgi patiktų. Surasti bendrą tašką ir tada eiti, tik tada. Nes pavyzdžiui, su klientu nuėjęs į baseiną, aš einu plaukti, bet jisai nemėgsta plaukti, o galbūt jisai nemoka plaukti. Ir tada tu žmogų atvesi į tokią labai labai nemalonę situaciją, kur jisai jausis nejaukiai, bet tik dėl to, kad, nežinau, arba atvirkščiai, aš kaip pardavėjas nemoku plaukti, o klientas yra triatlonininkas super Ironmanas. Tai jisai šoks tą baseiną, į ką aš tenai plūduriuosiu su sparneliais, tais, kur vaikams uždeda. Nes nebūsiu vienodam lygmenį ir pasijausiu dar blogiau. Tai jeigu eini į baseiną, vadinkim tai gal, nežinau, pirtimis kažkokiomis, ne, tada mes abu atsipalaiduojam, abiems nėra kažkokio tai įtampos ofiso. Aš labai dažnai kviečiu pasivaikščioti, labai dažnai. Ir būna po šito pokalbio, aš sakau, mes nuėjom 8 kilometrus. Labai dažnai žmogui būna tai pirmą kartą toks atstumas nueitas vienu kartu. Ir tada tas žmogus pajaučia laimės hormonai, visi išsiskiria, nes jisai net nepajuto, kaip nuėjo 8 ar 10 kilometrų. Mes tuo metu judėjom, nesėdėjom
mes tuo metu apsikeitėm interesais, kas mums abiems yra svarbu. Tai aš, kadangi esu sportininkas, gal taip galima būtų įvardinti save, anksčiau buvau labiau profesionaliam sporte, dabar mažiau, bet aš kviečiu žmonės per judėjimą pažinti mane, tai, ką aš darau, ir man atrodo, kad visiškai nesvarbu, ką tu darai, nes keičiasi darbovietės, keičiasi sektoriai, kuriuose dirbi, čia aš per savo pavyzdį sakau, bet jeigu aš esu įdomus, kaip Artūras, Samulis, tau Pauliu arba tau Simonai, tai visiškai nesvarbu, kaip mano gyvenimas keisis, o jisai keisis, nieko nėra labiau pastovaus negu, kaip ten yra, už dinamiką, kažkas tokio, kad kinta, visas pasaulis keičiasi. Nieko nėra labiau pastovaus už nepastovumą, kažkaip taip, kas pasakė, nežinau, neatsimenu. Tai kai mes turime ryšį, sukūrę santyki, nesvarbu, ką aš parduodu arba ką atstovauju, jūs iš manęs pirksite arba naudositės mano paslaugom. Aš tą galiu patvirtinti per savo 18 metų karjerą, kad šita taisyklė manęs niekada nėra nuvylusi ir niekada nėra manęs išdavusi. Čia mes ateinam prie prioritetų klausimo, nes laikas kartu yra turbūt didžiausia vertybė, tuo metu tu galbūt ten neskiri tiek laiko darbui, šeimai ar kažkam. Ir jis yra labai ribotas resursas, turbūt pats brangiausias, ne, žmogaus laikas. Ir tu jo negali turbūt ištaškyti kairę į dešinę, tai tu prieš skirdamas tam pasimatymą turbūt turi turėti jau kažkokį tais, nežinau, tikslą, planą ar atsifiltravęs. Su kuo tu tai nori daryti, ne? Būtent, kaip ir minėjau prieš tai, kad yra situacijų, kai aš jaučiu, kad aš nenoriu su to klientu bendrauti ir aš renkuosi nebendrauti. Ir man labai svarbu yra, bet čia jau žinant save ir savo stiprybės, man labai svarbu, kad aš galėčiau rinktis. Ne, kad aš galėčiau laisvai rinktis. Kad man Simonas, būdamas mano vadovu, įmonėje, kurioje aš dirbu, nespraustų manęs į rėmus ir nesakytų, kad ten, nežinau, 4 valandą tu turi būtinai ten, sakykim, nebūtinai 4, bet tu būtinai turi su tuo susitikti ir būtinai tą ir tą padaryti. Susitikę su žmogum, aš pajaučiu, kad jam tai yra neįdomu, bet jam gali būti įdomu kiti dalykai. Iš mūsų sektoriaus, iš to, ką mes parduodam, bet visai kiti dalykai. Ir jeigu aš nesiklausysiu kliento, o klausysiu, ką man Simonas pasakė, bus blogai. Todėl yra labai blogi pardavėjų rezultatai ir jie neatneša rezultato ir jie nepateisina įmonės lūkesčių, todėl, kad jie daro taip, kaip jiems pasakė daryti ir jie visiškai neinterpretuoja. Visiškai. Jie nesiklauso, ko reikia žmogui. Jie duoda tai, ką jiems pasakė duoti. Ar čia gali būti ta problema, atsiprašau, kad tie, kurie duoda nurodymus iš aukščiau hierarchijai, jie mažiau praleidžia tuose trenčiuose, kaip vadinu, susitikinėdami su klientu ir jie įsivaizduoja, kad taip turėtų būti, bet paskui tie pardavėjai, jeigu taip galima pavadinti, nukeliauja į tuos susitikimus ir bando pardavinėti tomis taisyklėmis, ką gavo iš jų vadovų, nors vadovai niekada nebuvo susitikimuose. Arba senai buvo, ta prasme. Tai čia grįžtant prie to paties, kur buvo klausimas, ar marketingas su rinkodara susikalba, ar susikalba, ar turėtų susikalbėti. Tai jeigu tas žmogus, kuris yra atsakingas ir kuris skirsto tam tikrus darbus, yra per daug atitolęs nuo viso to, bus bėda. Bus bėda. Tada gaunasi, kad nors ir turim pardavimų rinkodaros direktorių, kuris yra atsakingas už abu polius, bet jo ryšys yra nelabai geras su tais dviem, kurie yra pardavimo arba rinkodaros projektų vadovai, sakykime, žemesniai pozicijai, tai man tai čia yra griūtis. Tada, aišku, tada kelčiau klausimą, kam iš viso reikalingas yra vienas tas asmo, kuris abu polius organizuoja, įmonės taupytų pinigų. Tai šiuo atveju norėjai sakyti kažkas. Jo, tai jeigu aš esu prastas pardavėjas, tai ką tu man patartum daryti, Artūrai?
Prastas, ką reiškia prastas pardavėjas? Nesiseka, žinai. Turiu rezultatus, ten kažkokius pasiekti, jų kartais ten pasiekiu, kartais nepasiekiu. Ir ką aš galėčiau... Aš paklausiu tavęs, ar tau patinka daryti tai, ką tu darai. Ir yra gana banalus klausimas, bet jeigu tu esi atviras prieš save, kai tu jį išgirsti, tada tau atsiveria atsakymas, kur viską nuginkluoja. Simonai, dabar yra situacija tokia, kad finansai tavęs visiškai neriboja pasiekti bet ką tu tik norėtum. Tu turi hobių, tu turi darbą, į kurį eini, tu esi pardavėjas, kuriam nesiseka performinti geriau, tai kai tavęs neribotų finansai, neribotų laikas ir erdvė, tu gali plėstis, ką tu veiktum gyvenime? Jeigu dabar šią sekundę neribotų, ne? Finansai... Visiškai neribotų, taip. Ką tu veiktum? Ką tu pasirinktum veikti? Tai būčiau dabar arba ten kokiam Tailando paplūdimy, arba kažkokiam Afrikos kampelį, arba kokiam vienkiemį tarp stirnų ir meškų. Bet kiek ilgai tu būtum? Ar tu norėtum čia palisėt labiau, bet aš kalbu daugiau apie veiklą. Ką tu veiktum? Kokia tavo veikla būtų? Būčiau ir tada varyčiau pardavinėti. Bet ar tau patinka pardavinėti? Tai aš visada sakydavau, kad esu prastas pardavėjas, bet aš pradedu suprasti, kad man turbūt patinka procesas, nes aš per jį pažįstu pasaulį. Pažįstu žmonės, jų ką jie veikia, jų vertybės, problemas. Ir ten aš jaučiuosi naudingas. Ir aš turbūt susikūriau savo tokią aplinką, kur aš galiu užmegzti santykį, susipažinti, atrasti, praplėsti savo ir kitos pusės akiratį ir tada surasti, kas galėtų išspręsti tą problemą ir nukreipti arba, žinai, rekomenduoti ir nedalyvauti paskui gyvenimo procese, nes jis man neįdomus, man nuobodus. Bet pats aš esu labai panašus į tave. Santykis, kai susipažįsti, atrandi, tai jis mane žinai, žavi. Tai tu nedaryk tada, atsakant, gal nežinau, ar pavyks atsakyti tavo klausimą, nes, žinai, labai svarbu irgi yra dalykas toks. Kai užduodi klausimą, tas pas yra ir pardavimuose, marketinge, šiaip gyvenime. Jeigu tas klausimas yra ne apie tave, o jis yra įsivaizduojamas, tai atsakymas nepataikys tiesiai į širdį. Supranti, jeigu mes kuriam situaciją, kurios nėra, tai atsakymas bus apie nieką. Tai čia ir buvo tas klausimas, aš gal save kaip pavyzdį parinkau, bet turiu omeny, kad jeigu šiaip Antanas ar Jonas dabar yra pardavėjas ir jisai, žinai, ką jam reikėtų daryti. Iš tavo kaip, žinai, eksperto žvilgsnio. Ir tada pasuksiu kitų kampų. Jeigu, pavyzdžiui, ten Jonas yra vadovas ir turi darbuotoją, kuris daro pardavimus, bet labai vidutiniškai, tai kaip jisai galėtų elgtis? Tai iš tavo turbūt pasakojimo, tai jis turėtų užduoti jam tą klausimą. Aš tiesiog, aš būdamas gerų lyderių ir vadovų ar įmonės, ar būt atsakingas už, pavyzdžiui, įmonės HR-as, ne? Vertybių nustatymas kiekvienam darbuotojui turėtų įeiti į HR-o, nežinau, dienotvarkę, mėnesio planą ir jeigu pats HR-as, turėdamas daug atsakomybių ir be to, negali to padaryti ir neturi įgūdžių, galima surasti, kas turi įgūdžius ir gali padėti nustatyti vertybės. Aš dalinausi tą WordPresso konferencijų, man atrodo, kad labai dažnai žmonės sužinoja savo vertybės metą savo darbą. Nes tada tu iš pamatų supranti, kad tu esi ne ten, kur tu nori būti ir kur tu turi būti. Ir tada tu tiesiog arba priimi sprendimą, arba ne. Pokytis yra skaudus, čia kaip sakau, palyginimas su sportu. Jeigu nori, kad raumenis augtų, eini į sporto salę ir kai tu sportuoji, tau skauda raumenis. Tai augimas yra tam tikra prasme per skausmą kažkokį, tai emocinį arba fizinį skausmą, visada augimas yra toks. Deja, ir tam pardavėjai, kuriam nesiseka, aš labiau su juo pabendraučiau ir paklausčiau, kaip jisai gyvena, iš esmės, kur yra problema, kodėl jam nesiseka.
Nes aš turiu pavyzdžių iš aplinkos tokios artimos darbinės, kur žmonės elgėsi desperatiškai, nes jiems nesiseka parduoti ir jie turi nurodymą šablonišką, kaip elgtis ir jie pasimeta, nes aš manau, kad jie nejaučia savęs, nesupranta savęs, kas jie yra ir galbūt jie tikrai nesukurti pardavimams. Aš to negaliu įvertinti išoriškai, bet yra metodikos, kur tu gali nustatyti, iš esmės yra stiprybių, silpnybių testai, tu gali identifikuoti, kur tu esi geriausias ir nukreipti dėmesį į savo stiprybės ir ten tu būsi superžvaigždė, jeigu tik norėsi. Tai sakai, reikia stiprinti stiprybės, o ne silpnybės. Jo, eiti su savo stiprybėm, tikrai. O kurios yra silpnybės, tai tas pats plaukimas, pavyzdžiui. Plaukimas yra silpniausia mano vieta, bet aš paskutinius pusę metų plaukiu 5 kartus per savaitę. Nes aš noriu suprasti, kodėl tas plaukimas, vanduo gal labiau, kodėl jis manęs taip kažkaip neprisileidžia. Kas vyksta, kodėl tam vandenį aš nesijausdavau saugiai. Dabar aš jau lyg ir permušau tai ir aš atrandu atsakymus, kodėl tas vanduo taip mane kvietė pastaruoju metu, nes turi tikrai tokie gydomųjų savybių ir ne veltui mūsų organizmas didžiąja dalimi yra sudarytas iš vandens. Kai mes pabandykit pagalvoti apie tai, kad kai mes pavargstam, ir mes ieškom atostogų, kur mes vykstam? Prie vandens. Kai mes turim galimybės ir yra galimybė pasirinkti viešbutis arba pirmoje linijoje su vaizdu į jūrą arba antroje linijoje ir turim galimybės ir mūsų nevaržo, kaip mes apsistosim, greičiausiai su vaizdu į jūrą. Tai tas vanduo, jis turi labai labai daug esmės mūsų gyvenime. Labai daug. Artūrai, tavo gyvenime labai didelę dalį ir sportas užima, kaip ir pats minėjai, tai tas pats Kyokushin, karate, crossfitas, sporto salė, tas pats plaukimas vis daugiau. Ilgaamžiškumo temoje taip pat labai daug apie sportą kalbama. Ir norėjau tavęs paklausti, kaip parduoti idėją, šiuo atveju AKA ilgaamžiškumą rinkoje, kuri dar realiai tik tais kuriasi ir po nežinia, kiek metų bus sukurta, kur galima bus jau joje parduoti. Realiai tu dabar su tuo ilgaamžiškumu ateini į niekur ir Lietuvoje realiai jos visai nėra. Tai galbūt galėtum paplėtoti šitoj vietoj. Šiaip labai įdomu yra tai, kad aš dabar, kai ruošiuosi logino pranešimui, mes su organizatoriais išsigryninom kryptį. Pačią temą turiu patvirtinti visai netrukus, bet pačią kryptį, apie ką kalbėsiu. Ir kalbėsiu apie mėlynasias zonas, o mėlynosios zonos yra tos zonos, kuriuose gyvena didžiausia koncentracija ilgamžių žmonių, ten 100, jų vidurkis yra virš 90 metų, tai vat būtent tose zonose jos yra 5 tokios, kurios yra fiksuotas jau, pažymėtos mėlynai žemėlapio pasaulio, 6 zona yra Singapūras. Tai 3 zonas iš 6 aš aplankiau per pastaruosius pusę metų. Ir kalbant apie tai, kad kaip parduoti tą paslaugą rinkoje, kur gal šiuo metu reikia labai daug edukacijos. Kas tai yra? Turėjau vieną labai įdomų pokalbį su žmogum, kuris irgi beje kalbės logine, kineziterapeutas Tomas. Ir man labai patiko jo įžvalga, kad ilgamžiškumas visada buvo. Jisaigi neatsirado dabar, šiandien, arba savoka longevity. Labai patiko įžvalga, kad tai yra pakuotė. Longevity yra pakuotė, į kurią dabar yra supakuojamas ilgamžiškumo judėjimas ir savoka pati.
nes noras gyventi ilgiau, jisai neatsirado šiandien. Ir gyventi ne tai, kad ilgiau, bet ilgiau gyventi sveikame kūne, kuriame mes šiandien esame. Ir kuo ilgiau gyventi sveikai ir sulaukti jauniems žilos senatvės. Čia labai panašiai turbūt kaip ir su elektromobiliais. Elektromobiliai jau ten nuo 1970 ar kažkas buvo, bet tiesiog to poreikio nebuvo tame momente. Tai va turbūt taip pat panašiai ir su ilgaamžiškumo. Tai poreikis yra žmonėms gyventi ilgiau, ne, logiškai mąstant. Tai tiesiog, kad nebuvo tie du taškai suvesti į vieną vietą, kad galima iš to ir rinką kažkokią padaryti. Ir kaip poreikį atvesti. Nes kaip ir minėjau pokalbio pradžioj, kad labai daug žmonių, tame tarpe ir aš turbūt, mes laukiame, kada atsiras stebuklinga piliulė, kai nereikės nieko daryti. Ne? Tu ją išgeriai, čia kaip Matricos filmas, pasirink vieną arba kitą piliulę ir nuo tavo pasirinkimo priklausys tas kelias, kuriuo tu eisi. Tai šitoje vietoje labai įdomus momentas yra, nes aš dabar ruošdamasis pranešimui sugrįžau mintimis į Dublino konferenciją, kurioje buvau praeitais metais. Aš, būdamas drąsus, parašiau jiems laišką su pasiūlymu būti pranešėjas toje konferencijoje. Labai giliai nesidomėjęs, kas ten dalyvaus. Aš gavau labai mandagų atsakymą, kad visos pranešėjų vietos yra užimtas. Labai nenusiminiau ir paklausiu jų, gal jiems praverstų savanorystę. Ir tada aš gavau patvirtinimą, kad džiaugsmingą patvirtinimą, kad jiems savanoriavimas būtų naudingas. Per 4 dienas prie 40 plus pranešėjų aš informacijos sugebėjau suprasti gal 10% to, ką ten girdėjau. Ir 10%, kuriuos sužinojau, buvo bare, kai aš tų pačių mokslininkų klausinėjau, kad man jie žmonių kalba paaiškintų, ką jie kalbėjo ant scenos. Nes tai yra, grįžtu prie labai esminio dalyko, apie ką šitas podcastas yra, rinkodara ir pardavimai. Aš grįžau, išsimiegojau, girdėjęs visą tą informaciją, apie ką jie kalbėjo, kokia diskusija buvo tarp aukščiausio lygio mokslininkų pasaulyje, kas egzistuoja iš esmės, apie ką jie kalba dabar, molekuliniam lygmenį, tai aš išsimiegojęs, pailsėjęs, susigulėjus informaciją, supratau, kad longevity yra marketingas ir pardavimai. Nes tai, ką jie kuria, jie laboratorijose kuria jau daug metų. Ir eksperimentai su pelėm, pasitvirtinę keletą kartų, yra labai žinomo profesoriaus, Harvardo profesoriaus Davido Sinclairo tyrimas, kurį jis pakartojo čia dabar keletą kartų ir praeitų metų sausio 6-13 kažkurios tos dienos išėjo patvirtinimas žurnale, į kurį jau patekti tą žurnalą, kad kai tave išspausdino, tai reiškia, yra jau labai labai švari, teisinga ir patvirtinta informacija. Tai padarė taip, kad pelės amžių, biologinį amžių pasuko į priekį, pelė pražilo, ant akių užsidėjo plėvelę, rageną, kažkaip ten vadinasi, tiksliai neatsimenu, bet suprastėjo gerokai regėjimas ir tada tos pačios pelės amžių atsuko atgal. Tai čia yra Yamanakos Factory vadinasi, japonų mokslininko, kuris gavo 2006, jeigu neklystu, Nobelio premiją, kaip genų inžinerija gali atsukti mūsų biologinį amžių iki embriono lygio, bet šitoje vietoje nemažą vaidmenį vaidina etika, iš esmės. Kodėl dar taip nėra su žmonėmis, tai yra etikos sumetimais, kad žmogaus organų amžių atsukti iki embriono lygio, kai mes ką tik buvome gimę, arba vaisius buvo tik tai užsimezgęs mūsų mamos įsčiose. Tai šita vieta yra labai įdomi ir aš supratau, kad longevity kaip terminas yra marketingas ir pardavimai ir mokslininkai, kurie kalba scenoje, jie turi tą problemą, kur turi daugelis įmonių.
Jie kuria, bet jie nemoka parduoti ir jie nemoka pateikti žmonėms suprantamą kalbą. Tai aš savo misiją šiandien matau tokią kaip žinutės nešėjo, kaip messengerio, kuris bando ir stengiasi suprasti mokslo kalbą, tam, kad galėtų perteikti žmonėms, kad jie galėtų gyventi ilgą, sveiką gyvenimą ir sulaukti 100 metų, būdami stiprus, galbūt net pradėję savo 2 arba 3 karjerą, nes mes gyvenam, pasiekėm tam tikrą ribą, kai pensijinis amžius, kuris mano įsivaizdavimu pensijinio amžiaus neliks, mes manau, kad jo nesulauksime, nes gyvenimo šita visa skalė, jinai ilgės ir pensijinis amžius gali būti tikrai panaikintas, nes žmonės turės 2, 3 ir 4 turbūt karjerą, būdami marketingo ir rinkodaros įmonės vadovais. Po dar 20 metų Simonas sakys, aš dabar norėčiau, nežinau, Pietų Afrikoje turėti ten kokį nors safarį, pavyzdžiui, ir dar 20 metų jisai gamtoj ten kvies turistus ir žmonės iš viso pasaulio keliaus, ir nes Simonui patinka gamta ir jisai visą laiką norėjo gamtos, pasivaikščiojimų ir suteiks tokią galimybę. Ir dar po 20 metų sugalvos, kad jisai norėtų galbūt dar vieną kompaniją įkurti, kas tuo metu bus aktualu. Ir čia visa esmė ir visas ratas sukasi apie tai, kad mes jaunindami savo ląsteles, mes kalbam apie viso kūno ląsteles ir apie visų organų ląsteles, savo smegenų aktyvumą, savo atmintį, nes kas pasakė, kad senėjimas yra normalu? Mokslas dabar taip drąsiai sako, kad senėjimas yra liga. Tik tai mes priėmėm tai kaip savaime suprantamą dalyką ir mes nesistengėm jos išspręsti. Tai skamba kaip, pavyzdžiui, kaip dabar Ukrainos grūdai ir žemės ūkio produkcija drebina Europos žemės ūkio rinką, kaip dirbtinis intelektas drebina marketingo rinką, taip turės iš esmės keistis politinė ir socialinė visuomenių struktūra, jeigu nebeliks pensinio amžiaus ir mažiau karstų reikės sukalta, ne? Čia labai gili tema iš tikrųjų ir aš apie ją labai dažnai susimastau, nes link to einama. Yra žmonių, kurie ne tik iš vadovėlio galima paskaityti, kad pelės amžių biologinį padidino arba sumažino, bet dabar, kadangi jau tas tyrimas yra patvirtintas su pelėmis, prasidėję tyrimai yra su beždžionėmis ir mokslas taip eina: pelės, beždžionės, žmonės. Ir tai neišvengiamai. Kokių 5-7 metų tiekmėje, galbūt ir greičiau, priklausomai nuo to, kaip leis visos etikos normos, bus jau galima žmonėms išbandyti labai daug metodų, terapijų, kurios atjaunins. Ir grįžtu prie Pauliaus gero tikrai klausimo apie patį sportą ir judėjimą. Tai tam, kad save kažkaip paturbinti, kad pagerinti savo sveikatą, atjauninti ląsteles, mes pačioj pradžioj turime būti patys savo balanse. Tiek fiziniam, tiek emociniam balanse. Tai laukdami tos stebuklingos piliulės, atsisukime į save, nepamirškime judėjimo, nepamirškime mitybos. Labai įdomus naujas atradimas, jeigu klausytų manęs, o gal ir klausys mūsų čia mitybos specialistas, pavyzdžiui, kuris turi daug daugiau žinių negu aš, tai kaip mes galvojame ir kaip mes iš esmės elgiamės, reguliuoja mūsų žarnynas. Viskas yra diktuojama iš apačios, o mums atrodo, kad ne, mums atrodo, kad atvirkščiai, kad mes čia nusprendėm, ką valgysim, kaip valgysim, ir kad mes blogai jaučiamės, yra kalta aplinka. Kaip sako sportininkai, abs are made in kitchen, kad pilvo presas gimsta virtuvėje, o ne sporto salėje. Čia esu kažkada skaitęs, kad ten tie kažkurie tais hormonai gaminasi, ne hormonai, nežinau kaip jie vadinasi, gaminasi žarnyne, nuo kurio priklauso, ar mes laimingi. Taip. Ne, kažkur kitur. Tai po truputėlį judant link pabaigos, dar turbūt Paulius gal turės vieną kitą klausimą, bet tai kokias tos B2B pardavimo tendencijos 2024?
Šaunuolis. Šaunuolis. Gerai, ačiū už klausimą. Čia dabar tokia pauzė, nes bandau sudėti į protingą sakinį. Trumpas mano atsakymas būtų B2B tendencijos pardavimuose ir bet ką jūs darytumėt, bus žmogus žmogui. Yra toksai geras posakis, kurį beje mačiau karate treniruotėj, vienas iš klubo draugų. Nepamenu, ar jisai jau nešiodavo kimono karate treniruotėj, ar tiesiog atydavo laisva maikute užsidėjęs, ant jos buvo parašyta. Kai žmogus, tai ir skersvėjis palankus. Reiškia, nesvarbu, ką jūs darytumėt, tendencija 24 ir toliau metais bus labiau apie žmogų ir labiau į žmogų. Mano toks supratimas, aš tą taikau greičiausiai visą savo gyvenimą, man čia buvo svarbiausia. Ir čia turbūt ta sėkmės formulė kažkokia ar piliulė ir yra, mano veiklos sėkmės. Ir visas bendras, ne tik Lietuvos ar pasaulio, sakyčiau, žemės gyventojų visų sąmoningumo lygis sparčiai auga ir vis daugiau žmonių, didelių kompanijų žmonių, vadovų, nebūtinai vadovų, solo playerių, tokių solo žaidėjų. Aš vis daugiau tokių žmonių sutinku, skraidydamas po retrytus, net nežinau lietuviškai kaip įvardinti, bet tokie kaip stovykla, sakykime, ne savęs pažinimo, dvasinių patirčių, kažkokio išbandymo. Tai vis daugiau sutinku žmonių, kurie valdo 100 milijoninės kompanijas ir jie eina į save ir kai eina į save ir save užpildo, pilnai save užpildo, tada gali atiduoti kokybiškai save į išorę. Aš esu tai minėjęs, kad 80% turime žiūrėti į save ir tik 20% atiduoti išorę. Ir kai mes esame pilnai kokybiški visų tų 80%, tai 20% to, ką atiduodam išorę, yra daugiau negu pakankamai. Nes tie žmonės, kurie priima tą mūsų srautą, tą, ką mes atiduodam, savo pardavimus, savo kasdienę rutiną, tai kartais jiems ir saugikliai gali iššaudyti nuo to, ką jūs atiduodat. Iš esmės, jam būna gal net sunku priimti tą informaciją, kurią jūs ištransliuojat. Tai labai svarbu yra miegas, iš esmės, miegą statyti į prioritetų aukščiausią skalę, aukščiausią viršūnę, nueikite tiesiog 1 valandą anksčiau miegoti negu įprastai. Jeigu aš pasakysiu, dabar einam visi nuo šiandien miegoti 9, tai bus didelis iššūkis ir daug kas nepriims jo, bet jeigu aš sakysiu valandą anksčiau negu įprastai ir pamatysit, kaip 2 savaičių bėgyje, jeigu jums pavyks išsilaikyti, pradės keistis jūsų gyvenimas, gyvenimo kokybė, pradėsite kokybiškiau mąstyti, kokybiškiau pardavinėti, kokybiškiau kurti turinį, rinkodarą ir jūsų aplinko žmonės keisis, ateis daug sveikesnių situacijų ir tiesiog gyvensit daugiau iš gausos, nei iš trūkumo ir tiesiog eisit su šviesa ir tiesa. Tai aš galvojau, žinai, kad Artūro patarimas bus meskit tą skaitinį marketingą ir eikit į mediciną arba pardavimus, bet vis dėlto pasakė kitą, eikit anksčiau miegoti. Taip, eikit anksčiau miegoti. Ir pabaigai tada mes turim mūsų blitz klausimynų rubriką. Tai čia keli blitz klausimai. Prašysiu juos atsakyti trumpai, greitai, per daug negalvok čia. Tai pirmas klausimas tada, jeigu galėtum pakalbinti bet kokį žmogų, kas tai būtų, kokia tema ir ką norėtum sužinoti. Tai čia gali būti gyvas žmogus arba kažką, nežinau, iš praeities. Aš labai klausau savo intuicijos ir pirmas, kas atėjo, tai iš karto įvardinu. Žmogus yra Denzelis Vašingtonas,
aktorius, žmogus, kuris mane labai įkvepia. Ir aš turiu tokią viziją ir manifestuoju, kad vieną dieną aš turėsiu su juo pokalbį, gilų pokalbį apie gyvenimą, koks jo požiūris yra ir kodėl, pavyzdžiui, jo koviniai filmai, kuriuose jisai vaidina, yra kitokie. Jie iš esmės yra kitokie, jisai nėra karate super čempionas, aukštai kojų nekilnoja, bet turi tą trauką ir turi labai gilius pokalbius. Nes aš atsimenu, klausiau vieną jo interviu, kai jisai dalinosi, ne interviu, o jo kalba buvo universitete, man atrodo, absolventams ir jisai dalinosi savo gyvenimo istoriją, kai jis buvo jaunas ir sako, mano kaip silpnybė buvo tokia silpnoji vieta, kad aš eidavau į gilius pokalbius, o ne į kažkokį veiksmą, ne, ko kiti reikalavo, pavyzdžiui, ten režisierius reikalauja, nežinau, aukštai koją kelt. Jis taip nesakė, bet aš tiesiog interpretuoju. Tai jo stiprybė yra gilus pokalbiai, išlaukimas, momentas, pauzė ir atėjimas būtent tuo momentu, kada reikia. Tai aš jį pažįstu kaip aktorių, esu klausęs interviu, kurių nėra daug. Tai yra žmogus, kurį aš nenorėčiau pakalbinti, o tikrai mes su juo pakalbėsim. Okay. Va, tau ir blitz atsakymas. Sekantis, tai kišu čia po traukiniu, Kyokushin karate ar meditacija ir kodėl? Ir dar kada 5. danas? Visus atsakymus turiu. Kyokushin karate ar meditacija, tai man tai yra vienas, aš negalėčiau pasirinkti, nes būdamas Kyokushin karate treniruotėje, aš įeinu į labai gilę meditaciją. Nesvarbu, kad aš tuo metu galiu bendrauti su klubo draugu, aš galiu kovoti, bet tai yra man apie gilę meditaciją. Ir aš manau, drįstu spėti, kad kiekvienas žmogus, kuris nueina į treniruotę, bet kokią, kad ir ką bedarytų, jisai įeina į tam tikrą tranzo būseną ir jūs pabandykit, pavyzdžiui, prie kažkokios sunkios štangos, crossfite, jėgos sporte, pabandykit keltą štangą, žinot visą techniką ir mes ją savo virš galvos užfiksuot tam Olympic liftinge ir pabandykit galvoti apie kažkokią problemą, kurią jums reikia išspręsti darbe, tai kad sprandą nusisuksit yra labai didelė tikimybė. Tiesiog jūs turite būti tuščias. Kai esat kažkur, turit būti giliai, tuščias, flow ir tada man tai yra Kyokushin karate ar meditacija, tai man yra tas pats. 5. danas bus po 8 metų Japonijai. Mes turime, pasaulinė federacija turi tokias taisyklės, kad kai tu išlaikai 1 juodą diržą, tada 2 metus negali laikyti 2, 3 3, 4 4, 5 5. 4 daną arba 4 juodą diržą apsigyniau Japonijai praeitų metų spalį, vykstant pasaulio čempionatui, kuris vyksta tik tai kas 4 metus, taip kaip karate olimpiadą mes jį vadiname. Tai po 4 metų vyks tas pats čempionatas, man bus dar per anksti. Man reikia sulaukti dabar 5 metus, kad aš galėčiau laikyti, pretenduoti į laikymą. Kadangi tas čempionatas vyksta tik tai kas 4 metus, reiškia, bus 8 metai. Ką man tai duoda? Man tai duoda ilgamžiškumo dar didesnį suvokimą, kad aš turiu dar 8 metus, kaip minimum, būti geroj fiziniai parengty, judėti, nes 7 metus nejudėjęs ir 8 pradėjęs, tikėtina, kad aš galiu prisiminti ir pakartoti tam tikrus smūgius, veiksmus, nes visas egzaminas vyksta japonų kalba. Ir Lietuvoje tas pas būdavo neišimtis, visi egzaminai vyksta japonų kalba, visi smūgių pavadinimai. Tai man tai yra gyvenimo kelionė ir aš, kai laikiau 4 juodą diržą dabar Japonijai, man buvo 37 ir yra be kelių dienų 38 kitą savaitę. Tai esmė ta, kad
man buvo žavu, nes aš buvau beveik vienas iš jauniausių, kuris laikė tą 4 juodą diržą. Nes aš mačiau žmonės, man atrodo, jeigu neklystu, vyriausias dalyvis buvo 76. Ir jisai laikė irgi 4 juodą diržą 76 metų. Be abejo, judesiai nesulyginsiu su jauno žmogaus judesiais, bet kai tu matai, kokioj gilioj meditacijai jisai yra ir kaip jisai tiki tuo, ką daro, tai yra, kaip sakant, aukštai arba žemai nuleidė rankas, tiesiog atsitraukė ir su didžiulė pagarba tokiem žmonėm, nes tai yra jų viso gyvenimo kelionė. Ir mes pajokaudavom su draugu Tomu, su kuriuo mes visus juodus diržus laikėm iki šiol kartu. Kai mes ruošėmės pirmam juodam diržui ir atvažiavome vasaros stovyklą, mes žiūrėdavome tuos, kurie turi, pavyzdžiui, 4 juosteles, 4 dan arba 4 juodi diržai, 3, 4, 5. Mes, kai mus labai išsekindavo nuo treniruočių gausos, mes sakydavom, blemba, kuo daugiau danų, tuo labiau smegenys skystėja. Nes tuo metu mums atrodė, kad mus tiesiog alina ir kankina ir su visa pagarba meistrams, kurie mus ruošia. Galvodavom, kad tų kuo daugiau juostelių, tuo tenai kažkaip filosofija į kitą pusę, ne tai, kad į kitą pusę, bet jo, tuo daugiau filosofijos. Ir dabar pats būdamas 4 dano meistras, aš suprantu, kad taip, yra labai daug filosofijos tame, labai daug. Ir labai daug yra apie žmogų, o ne apie šablonus, kažkokių šablonų laikymasi. Tai aš su jumis dabar kalbėdamas dar ir patiriu tam tikrą irgi meditaciją ir tokius flashbackus savo gyvenime kelionėje einu. Ir paskutinis blitzas, tai tavo LinkedIn viršelio užrašas. Juodame fone, don't die. Kokia jo reikšmė? Pauliau, yra toks momentas, kad man labai sunku trumpai atsakyti klausimus yra... Nieko, naudokis progą, neišjungsim elektros. Gerai. Mano LinkedIn viršelio užrašas don't die, nemirkite, yra labai aiškia žinutė. Aš esu tokioje ilgamžiškumo entuziastų grupėje ir mes truputį daugiau negu metus, bent jau aš, labai testuojame save, matuojame ten telomerų ilgius, aš nesiplėsiu, ką tai reiškia, telomeros, NAT koncentracija, epigenetiniai laikrodžiai, kurie nurodo tavo biologinį amžių, kiek dabar tau iš tikrųjų metų yra, nes ant paso vienas skaičius yra, o mūsų ląstelė yra visai kito amžiaus. Ir mes viduje savo grupėje toj, kur entuziastai esam užkietėję, juokaujam, kad reikia dar kažkaip pasistengti 10 metų nenumirti ir galėsim gyventi amžinai. Tai turėtų dar prierašas būti don't die in 10 years, ne? Jo. Tai tie, kas nori žengti ilgamžiškumo kelionę greičiau, prisijunkit prie Artūro sukurtos Facebook grupės Atominiai žmonės. Taip, Atominių žmonių klubas. Ir paplugink dar, kaip tave galėtų rasti mūsų klausytojai, tai kaip tu norėtum, kad su tavim susisiektų LinkedInas, Facebookas? LinkedInas yra ta platforma, kur dabar daugiausiai gaunu kažkokių prašymų, kreipiasi įmonės prašydamos pasidalinti, pavyzdžiui, ilgamžiškumo tematiką su jų darbuotojais, su vadovais. Man atrodo, kad čia yra labai žavus žingsnis, nes jeigu įmonės vadovai ir akcininkai ne tik patys nori ilgai gyventi ir kuo ilgiau pasimėgauti uždirbamais pinigais ir pelnu, bet dar nori to paties, kad ir jų darbuotojai irgi sveikų požiūrių gyventų ilgai, tai čia ne tik pensinį amžių tu panaikini, bet iš esmės tu eini į tą anksčiau arba ir netgi ir dabar įmonėse, pavyzdžiui, Japonijai, kuri mane labai žavi, būdavo taip. Ir dabar dar turbūt yra. Kai tu ateini į darbą, tu ateini visam gyvenimui. Ten nėra klausimo, kad keisiu kas 2 metus.
ten, kai atėjai, tai visam gyvenimui viskas, nes ten tavo tėvas, senelis dirbo, toj pačioj Toyotos gamykloj visa karta. Ir tai mane galima surasti LinkedIn'e, galima Facebook'e, nesu pasivadinęs kažkokiais slapyvardžiais, mane vardu ir pavardę galima rasti. Labai įdomus dalykas yra, kai būna batsiuvys be batų, dabar tikrai didelis rautas ateina į mane su tam tikrais užklausimais ir pasiūlymais kalbėti ilgamžiškumo tema. Ir mes kalbėjom su Rocket Science vadovu Šarūnu, kad jisai man galėtų pagelbėti su asmeninės svetainės sukūrimu, kad turėčiau tokį kaip vieno puslapio kažkokį landing page, kuriame būtų galima tą srautą kažkaip susigeneruoti ir tai būtų labai, manau, tikslinga vienoj vietoj turėti tą srautą ateinantį, iš kurio jau galima duoti daugiau naudos tiems, kurie kreipiasi į mane. Nes tikrai netolimoje ateityje bus galima padėti tikrai didžiai daliai žmonių, kuriems tos pagalbos reikės, turiuomenį daugiau kokybiškos informacijos apie ilgamžiškumą. Tai mėly mūsų klausytojai, čia buvo Artūras Samuolis. Ačiū, kad skyrei šiandien savo brangų laiką. Turbūt daugelis šiandien sužinojome, kad vis dėlto pardavimai yra kokybiškų santykių kūrimas ir jų išlaikymas. O tau, Artūrai, kartu palinkėsime sėkmės būnant tuo ilgamžiškumo vėliavnešiu Lietuvoje. Ačiū labai. Ačiū, Simonai. Ačiū labai, kad pakvietėt. Iki, mėlėjai klausytojai. Ačiū, kad iki galo išklausai dar vieną jau tie marketingistai epizodą ir tikimės, jog su nekantrumu laukia išbandyti naujausius marketingo įrankius bei taktikas auginant savo verslą internete. O dar visai prieš pabėgant, kviečiu įvertinti ir prenumeruoti mūsų podcastą bei prisidėti prie didžiausios marketingistų bendruomenės kūrimo Lietuvoje. Tam kartui tiek.